Pasaulyje vyksta dalykai, kurių prieš gerus 6 mėnesius niekas net nebūtų galėjęs įsivaizduoti. Ir savaime aišku, viskas susiveda į tai, kad JAV prezidentu tapo Donaldas Trumpas. Ir vėlgi esmė yra ta, kad kadangi vyksta labai daug dalykų, kurie yra, atrodo, net nesuvokiami protų, net neįmanoma įsivaizduoti, kaip galbūt JAV gali taip staigiai apvers tiek daug savo vidaus ir tarptautinės politikos, atrodo, tiesiog konstantų. Iš karto pradedama nagrinėti gerai, o kas čia vyksta? Kodėl taip nutiko ir taip toliau ir panašiai. Praėjusiame video aš iš principo ganėtinai daug kalbėjau būtent apie tai, kodėl mano nuomonė Trumpas elgėsi taip, kaip elgėsi JAV viduje. Ir to video gale aš paliečiau, kokios mano nuomonė yra svarbiausios to implikacijos tarptautinėje politikoje. Bet visoje šitoj dėlioniai yra vienas labai svarbus dalykas. Ir kas yra paradoksalu, žymiai svarbesnis Lietuvai net negu Trumpas. Nes esmė yra ta, norim mes tai pripažinti, ne, bet JAV yra žiauriai toli nuo mūsų. Ir tai, kad galbūt tai, kas vyksta JAV, taip stipriai įtakoja Lietuvą, yra rezultatas to, kad prie pat mūsų yra kita ganėtinai stipri valstybė ir tam tikrą prasme mes dairomės į JAV kaip į kažką, kas galbūt gali šiek tiek apramint tą bulį ir praktiškai padaryti, kad mums Lietuvoje būtų saugiau ir galbūt net visam pasauliu šiek tiek saugiau. Ir ta valstybė, apie kurią aš kalbu, kaip turėjot suprasti, yra Rusija. Nes vėlgi, esmė yra ta, kad žiūrint iš mūsų lietuvių perspektyvos, kad ir kaip tai ciniškai skambėtų, bet galų gale, kodėl mums rūpi JAV ir kodėl mes taip tiesiog krupčiam, kiekvieno ten netikėto pasisakymo iš Trumpo, yra tai, kad galbūt vieną dieną Trumpas pasakys, kad žinot ką, Lietuva ir kitos Baltijos šalis, čia yra rusų teritorija, čia yra istorinės rusų žemė. Ir aš esu geras rusų draugas. Ir Putinas mane gerbė. Putinas labai gerai mane gerbė, mes esam geri draugai. Ir Putinas man pasakė, Donaldai, prašau, leisk mums turėti mūsų istorinės žemės. Tavo pirmtakai jas iš mūsų pavogė, o mes jas norim pasimti atgal. Ir jis teisus, NATO niekada neturėjo plėstis į rytus. Rusam tas buvo pažadėta, bet pažado buvo nesilaikoma. Ir Putinas turi pilnas teisės į Baltijos šalis. Taigi ten vis tiek rusai gyvena ir taip toliau ir panašiai. Vėlgi, parašykit komentaruose, jeigu jūs užkniso mano Trumpo impersonacijos, nes jeigu atvirai man gan linksmės daryti. Bet ne apie tai kalba. Esmė yra ta, kad krūpčiojam ir mums yra žiauriai svarbi NATO, nes didžioji dalis NATO galybės vienaip ar kitaip susiveda į JAV karinius resursus ir tai, kad JAV išleidžia tiesiog absurdiškus pinigus kariuomeniai. Savame, aišku, pagal BVP tai nėra tiek daug, nes tiesiog JAV ekonomika yra beprotiškai galinga. Bet esmė yra ta, kad didesnioji NATO galybės dalis, bent jau dabar, kai aš rašinėjau šitą video, tenka pripažinti priklauso nuo JAV. O būtent kas padarė, kad Lietuvoje realiai nėra karo ir rusai, kad ir kaip norėtų paimti šitos kraštus, tiesiog negali leisti savo rizikuoti, yra būtent NATO. Ir taip, Europinė NATO dalis, mano nuomonė, laisvai gali sumušti Rusiją. Aš ne kartą apie tai kalbėjau. Šiuo metu turbūt netgi Lenkija su Baltijos šalim ir Skandinavui sumuštų Rusiją. Aš apie tai irgi esu ne kartą kalbėjęs. Bet, vėlgi, grįžkim prie to, kas vyksta pasaulyje ir visų tų interpretacijų. Ir esmė yra ta, kad vėlgi aš galėčiau išskirti kelias skirtingas grupės, kai mes kalbam apie visą šitą dalyką. Bet šito video kontekste yra, gal tarkim, dvi mums labai svarbios grupės žmonių, kurie galbūt interpretuoja visą šitą situaciją ganėtinai, nežinau, angliškai yra geras žodis, iš principo, tai yra alarmist, tai iš principo, nežinau, galite išversti kaip tai lietuviškai, bet šitie alarmistai, pavadinkim juos taip, mato, kad pasaulio tvarka, kokia jinai yra, griūva ir čia iš viso, čia yra naujas Miuncheno suokalbis tarp JAV ir Rusijos, kur JAV tiesiog atiduoda, priklauso nuo to, kurios šitos teorijos versijos tų laikais, arba Ukraina Rusijai, arba iš viso JAV atiduoda visą Europą Rusijai. Ar rytų Europą, ar kažką. Nu, bet mintį suprantat ir aš manau tikrai esate šitą matę mūsų internetuose. Tada yra netgi labiau sofistikuotų šito variantų. Čia yra galbūt antroji kategorija, kurie tai bando žiūrėti globaliau. Vėlgi, vienas tokių yra Matas Maldeikis. Ir esmė yra ta, kad tarp kitko aš turiu pabrėžti. Man labai patinka Mato Maldeikio teikai ir iš principo aš skaitau viską, ką jisai deda į Facebooką. Aš neturiu laiko fiziškai žiūrėti jo YouTube ar klausyti podcastų, bet vėlgi aš manau, kad jisai labai daug teikų turi labai gerų. Bet šitam kontekste viena iš teorijų, kurią jis propaguoja ir jinai yra iš principo irgi
aš drįšiu sakyti, kad kažkokio lygio ganėtinai populiari, yra tai, kad mes matome sugrįžimą į naująją imperijų erą. Ir tos imperijos, kaip kad kokiam 19 amžiui, tiesiog dabar dalinas įtakos sferas. Tik tai, kadangi mes kalbam apie postglobalistinį pasaulį, mes suprantam, kad tos įtakos sferos nėra tik Europa, tik Amerika, tik Azija. Ne, mes kalbam apie globales įtakos sferas. Ir pasak šitos teorijos, ar gal hipotezės reiktų vadinti, vėlgi truputį pramuša mano mokslininko backgroundas. Bet esmė yra ta, kad pagal visą šitą naratyvą iš principo yra 3 pasaulinės supergalybės, kurios dabar tarsi išsidalina pasaulį. Ir tos pasaulinės supergalybės yra atitinkamai JAV, Kinija ir Rusija. Ir dabar esmė yra ta, kad jos visos tarsi išsidalina pasaulį, kad čia turbūt JAV nori visos Pietų Amerikos, Panamos kanalo, Kanados, Grenlandijos, Rusija už tai bus atiduota visa Europa, tada veikiausiai kiniečiai gali pasimti visą Aziją, galbūt kažkiek ten Afrikos ir Azijos atitektų JAV, galbūt dar kažkas. Bet esmė yra ta, kad yra šitas 3 pasaulinės supergalybės, kurios dabar fasilituojant to, kad JAV metasi dešinį populizmą, iš principo persidalins pasaulį. Ir ar tai būtų kažkuri Miuncheno suokalbio 2 naratyvo versija, ar tai būtų šitas naratyvas apie pasaulio įtakos sferų persidalymą, visas šitas turi vieną labai rimtą problemą. Ir ta problema yra viena ir labai paprasta. Ir aš šitą nekartą esu sakęs savo kanale, bet aš nusprendžiau šitam dalykui dedikuoti visą šį video. Ir tas dalykas, ta problema su šitais požiūriais yra tai, kad Rusija nėra pasaulinė supergalybė. Rupus miltai, nes aš nesikeikiu angliškai šitam kanalui, bet rupus miltai, ta prasme, iš kur jūs ištraukėt, kad Rusija yra pasaulinė supergalybė? Ta prasme, taip, gal rusų galvoje yra pasaulinė supergalybė, bet žiūrint objektyviai, jie tokiais nėra. Ir esmė yra ta, kad šitas įsikalbėjimas, kad Rusija yra šita galybė, šita pasaulinė supergalybė, šita nesustabdoma galia ir kad čia priešintis jai net neverta, nes taigi akivaizdu, kad neįmanoma jai pasipriešinti šitai super epic galybei. Tai yra žiauriai blogas naratyvas. Ir esmė yra ta, kad nenuostabu, kad rusai propaguoja, nes jeigu jie įtikins pakankamai daug pasaulio, kad jie yra pasaulinė supergalybė, tai gal jie net nesipriešins ar kitaip su jais kalbėsis. Ir vėlgi kažkokio lygio jie tuo įtikino, kaip aš tai matau tą patį Donaldą Trumpą ir jo aplinką, kurie kažkodėl nuoširdžiai mano, kad Rusija arba nėra sumušama, arba tai yra žiauriai sunku. Man atrodo, tas jų naujasis Pentagono bosas, tas alkoholikas iš Fox News netgi kažkada ten yra pasakęs, kad čia jeigu JAV reikėtų sumušti Rusijos laivyną, čia JAV 20 metų tam reikėtų ruoštis. Tu galvoji, tu debilas? Aišku, ne, jis ne debilas, jis tiesiog alkoholikas. Bet esmė yra ta, aš kol kas remblinu, bet norėčiau šitam video, kaip ir sakiau, struktūruotai labai gražiai jums parodyti, kad Rusija nėra pasaulinė supergalybė. Ne iš tolo. Tad pradėkim. Ir pradėkim savaime, aišku, kaip ir bet kokią gerą diskusiją nuo apibrėžimų. Arba šiuo atveju apibrėžimo. Tai yra, o kas yra pasaulinė supergalybė? Ir aš pasaulinę supergalybę apibrėšiu kaip valstybę, kuri turi pakankamus politinius, ekonominius ir karinius svertus savo dispozicijoje, kad galėtų iki kažkokio lygio paveikti praktiškai bet kurią valstybę visame pasaulyje. Ir turbūt geriausias to pavyzdys, ir nuo ko turbūt ir prisideda visa šita diskusija, tai yra, kad tikra pasaulinė supergalybė jau dešimtmečius yra JAV. Ir vėl, JAV turi beprotišką politinį svorį. Jie iš politinės perspektyvos gali paspausti beveik bet kurią pasaulio valstybę, gali galbūt tarpininkauti vienuose ir kituose dalykuose. Ir vėlgi, jeigu kažkas vyksta pasaulyje, daug kas tiesiog atsisuka į JAV ir klausia, gerai, o ką tu manai, ką tu gali padaryti? Ir vėlgi, ar jums tai patinka ar ne, jie iš tikrųjų daug kur tarpininkavo, jie dėl visų šitų dalykų buvo į daugybę konfliktų įsivėlę. Vėlgi dėl to yra kažkokio lygio netgi sakoma, kad JAV yra virtus arba bent jau labai ilgai buvo vos ne pasaulio policininku, bet esmė yra ta, kad jeigu politiniam lygiui tu prisidirbi ir susipyksi su JAV, labai gali būti, kad ir kita pasaulinės politinės bendruomenės dalis arba žiūrės tave atsargiai, arba iš viso irgi nenorės nieko bendro su to turėti. Ir vienas esminių dalykų, kuris seka už viso šitą, tai yra JAV ekonominiai svertai. Vėlgi, JAV, kaip pagalvoji, bent jau šiuo metu, kai aš rašinėjau šį video, yra didžiausia pasaulio ekonomika ir tokia yra jau vėlgi ištisus dešimtmečius. Ir esmė yra ta, kad vienas paprasčiausių būdų, kaip padaryti, kad valstybės
vystimasis pradėtų buksuoti, tai yra ekonominės sankcijos. Ir vėlgi, jeigu mes žiūrim į šalis, kurios yra susipykusios su JAV, tai pavyzdžiui, Šiaurės Korėja, Iranas, Venezuela, Kuba, mes matom, kad jeigu politiniai svertai kažkurioje šalyje dėl vienu ar kitų priežasčių nesuveikia ir JAV pradeda tiesiog ekonomiškai tokias šalis sankcionuoti, vėlgi tokios šalis didžiąją dalim iškrenta iš pasaulinės ekonominės bendruomenės. Ir jeigu tu iškrenti iš pasaulinės ekonominės bendruomenės, vėlgi tu veikiausiai sustosi vystytis, ekonomika, jeigu nežlugs, tai stagnuos. Ir vėlgi dažniausiai iki sankcijų yra nueinama, jeigu to šalyje jau yra diktatūra ar kažkas tą pusę, tad diktatūra plus sankcijos ir mes matom, kad praktiškai visos šalis, kurios yra susipykusios su JAV, iki Trumpo aš turiu pastebėti, praktiškai yra tiesiog virtusios šiknaskėlėm. Vėlgi, ar tai būtų Šiaurės Korėja, Iranas, Venezuela, Kuba, you name it. Ir paskutinis dalykas, net jeigu šitie du politiniai ir ekonominiai svertai nesuveikia, savaime aišku, JAV turi absurdišką kariuomenę. Vėlgi, kaip video pradžioje ir minėjau, jie turi didžiausią pasaulį karinį biudžetą ir jiem jo reikia. Vėlgi, jie turi absurdiškas oro pajėgas, kurios esant reikalui gali bombarduoti taikinius visur pasaulyje per mažiau kaip pusdienį. Tada galios projektavimui jie turi didžiulį kiekį lėktuvnešių, skaitant ir didžiausius bei galingiausius pasaulyje atominius lėktuvnešius. Ir atominius čia nereiškia, kad jie gali nešti atominį ginklą, tai reiškia, kad juos varo atominiai reaktoriai, kas realiai reiškia, kad jų range'as ir operacinis laikas yra praktiškai neriboti. O kiekvienas tas lėktuvnešis turi tiek lėktuvų, kad yra vos 14 pasaulio oro pajėgų, kurios turi daugiau lėktuvų negu vienas JAV lėktuvnešis. Ir mes puikiai matom, kad jeigu JAV visgi nusprendžia, kad reikia panaudoti karinius svertus, jie praktiškai gali subombarduoti beveik bet kokią konvencinę kariuomenę per vos kelias dienas ar kelias savaitės. Vėlgi, jeigu mes pažiūrim į konvencinių karų patirtį JAV per paskutinius, gerus 40 metų, jie 2 kart suvarė Irako kariuomenę ir vėlgi turėkit galvoje, kad per pirmą Irako karą buvo laikoma, kad Irako kariuomenė yra 4. stipriausia pasaulio kariuomenė ir ta kariuomenė realiai gynė savo namus, o JAV kariavo literaliai kitoj pasaulio pusėje. Tada jie realiai, kaip pagaliau kito nuėjo, subombino Jugoslaviją, jie esmingai prisidėjo prie Libijos subombardavimo, tada jie turėjo esminį indėlį kovojant su ISIS toj pačioj Sirijoje, apie Afganistaną aš jau nebekalbu. Savame, aišku, galbūt smartė esančia galės sakyti, kad bet jie vis tiek turėjo pabėgti iš Afganistano, tai kokia čia karinė galybė. Jo, jie pasitraukė, kai visų pirma Trumpas suderėjo tragišką dylą su Talibanu, tarp kitko, iki tol praktiškai Afganistanas jau beveik buvo stabilizavęsis, o Talibanas palaužtas, ir čia galime apie tai, kad nors atskirą video padaryti. O antras dalykas, kaip rodo patirtis, laimėti partizaninį karą šiais laikais beveik neįmanoma. Ir kai tu pažiūri tos pačius rusus ar sovietus, sovietai irgi turėjo pasitraukti iš Afganistano po 10 metų karo. Čečėnija irgi sugebėjo užimti tik tai iš 2 karto ir tik tai papirkė vieną iš klanų, bet mes dar prie to prieisim. Bet esmė yra ta, kad asimetriniai karai aside, praktiškai konvencinė prasme, JAV yra bent jau šiuo metu arba nenugalima, arba bent jau pakankamai grėsminga, kad tik tai susimetusios kelios kitos rimtos kariuomenės galėtų bent jau pristabdyti juos. Tad, kaip suprantat, JAV yra kaip ir atskaitos taškas visoje šitoj globalinių supergalybių diskusijai. Tada antra globalinė supergalybė, apie kurią vėlgi yra kalbama šituose visuose naratyvuose, yra Kinija. Ir Kinija yra toks truputį įdomesnis keisas, nes esmė yra ta, kad vėlgi Kinijos atveju politinės ir ekonominės priemonės net nelabai atsiskiria. Nes iš principo Kinija politinių atžvilgių irgi dirba labai stipriai, jie bando sukurti įvairius ryšius toj pačioj Europoje, Afrikoje, Azijoje, Pietų Amerikoje ir iki kažkokio lygio ganėtinai sėkmingai. Bet jie tai daro iš tos pusės, kad galbūt galima gauti geresnius prekybos sandorius ir prekybos sąlygas, galbūt galima gauti kažkokių tai pigesnių dalykų rinkai, galbūt kaip tik galima investuoti į Kiniją, kur atseit yra pigesnė darbo jėga ir taip toliau ir panašiai. Ir vėlgi visą šitą dalyką vainikuota pati Road and Belt iniciatyva, per kurią realiai kiniečiai sugebėjo pasidaryti labai daug, labai gerų ryšių Afrikoje, Europoje, Azijoje ir kažkokio lygio netgi toje pačioje Pietų Amerikoje. Vėlgi, kokie yra strings attached su visu šituo dalyku, yra tapti priklausomais nuo kiniečio ekonomiškai yra gera idėja. Čia yra kita didžiulė diskusija ir mano nuomonė Kinija yra tiesiog šitos planetos vėžys. Bet esmė yra ta, kad kiniečiai labai stipriai dirba. Ir vėlgi, jeigu kiniečiam kažkas užkliūna politiškai, po pirminio galbūt politinio pastumimo,
pirmas dalykas, kurie pradeda daryti, savame aišku, žaisti iš ekonominės perspektyvos. Ir čia mes pradedam atsiremti tokį pirmą, galbūt savotišką įdomumą, kad jeigu kiniečiai galbūt gali paspausti neturtingas valstybės per savo galbūt politinius ir ekonominius ryšius ir panašiai, pavyzdžiui, jeigu yra dylinama su išsivyščiusiam valstybėm, tarkim, tokiom kaip, nežinau, Lietuva, jų priemonių spektras yra žymiai siauresnis negu JAV. Nes vėlgi labai geras pavyzdys, kai lietuviai atsidarė Taivano atstovybę ir kiniečiai realiai pabandė mūsų užsankcionuoti ir vėlgi ten buvo klikimo kai kurių žmonių nesalbaus, kad čia Lietuvos ekonomika žlugs, Lietuvos high-techas žlugs, Lietuvos didelės pridėtinės vertės specialistai ten Belgijai braškes skins ir vėlgi tas neįvyko. O neįvyko dėl to, kad Kinijos šitie politiniai ir ekonominiai svertai yra ganėtinai riboti, jeigu mes, pavyzdžiui, kalbam, sakau, jeigu apie tą pačią galbūt Europos Sąjungą, JAV, kažkokio lygio Kanadą ir panašiai. Vėlgi, turbūt didžiausias kiniečių pasiekimas yra tai, kad žiūrint iš grinai ekonominės perspektyvos, iš principo, kiniečiai pasiekė, kad su jais pyktis būtų sunku ir labai nenaudinga. Ir mes net dabar matom, kad nors Trumpas deklaruoja, kad jis bus kietas ant Kinijos, mes matom, kad Kinija lieka taip pusiau paraštėse, vėlgi ten prasileidžia vieną kitą tarifą, bet esmė yra ta, kad yra tiek daug amerikietiško verslo magnatų, įskaitant tą patį Muską, kurie turi pinigų ir interesų Kinijoje, kad vėlgi yra didžiulis pushbackas pernelyg ant Kinijos nesiraukia. Tad iš principo politinių ekonominių lygių vėlgi Kinija yra rimtas žaidėjas, bet tikrai jie bando vytis JAV pagal tai, kiek ir kuo jie gali padaryti. Ir vėlgi kai kuriais aspektais jiems tikrai yra lengviau negu JAV, nes pavyzdžiui, jeigu JAV pradėtų ten random investuoti visokius ten genocidinius diktatoriukus Afrikoje, tai ten būtų didžiulis outrage'as, o kiniečiam yra dzin, ta prasme, jam kaip tik yra geriau, kad diktatoriai tada lengviau kalbėtis. Bet esmė yra ta, kad Kinija, kad ir kokia jinai stipri ekonomiškai ir politiškai, jinai tikrai nėra JAV lygyje. Bando ten būti, bet nėra. O kur iš tikrųjų matos, kad Kinija atsilieka nuo JAV ir iš principo geriausiu atveju galbūt galėtų ramiajam vandenyne kažkiek challenge'int JAV, tai yra jų kariuomenė. Vėlgi, moderni Kinijos kariuomenė yra didžiulė. Ir esmė yra ta, kad kiniečiai iš tikrųjų į savo kariuomenę beria absurdiškus resursus. Ir dėl to jie ten turi daugybę įvairiausių ginklų sistemų, jie iš tikrųjų yra viena iš nedaugelio šalių, kuris sugeba sukurti ir paleisti masinę gamybą, čia yra beje du labai skirtingi dalykai, radarams sunkiai aptinkamus lėktuvus, jie taip pat statos lėktuvnešius, kūrė naujas kitas ginklų sistemas, bet esmė yra ta, kad yra didžiulis klausimas, ar visa šita kariuomenė nėra popierinis tigras. Nes vėlgi, informacijos kiekis iš Kinijos dėl savaime suprantamų priežasčių, tiek dėl opresijos, tiek dėl The Great China Firewall, tiek dėl kalbų skirtumo galų gale. Vėlgi, informacijos kiekis iš Kinijos yra ganėtinai ribotas, bet kiek ateina tos informacijos, vėlgi panašu, kad Kinijos kariuomeniai korupcijos lygis yra ne ką mažesnis negu rusiškoje kariuomenėje, jeigu net negu didesnis. Net iki vakarų medijų nuėjo skandalų, kad kiniečiai išvogė raketinį kūrą ir Kinijos karinėse raketose yra vanduo vietoj kūro. Tai go figure. Vėlgi, kiniečiai bando statyti laivyną, lėktuvus, bet esmė yra ta, kad šita kariuomenė labai neaišku, kokiam iš tikrųjų lygiai yra, koks yra jų paruošimas, koks galbūt yra noras kariauti ir taip toliau ir panašiai. Ir kas yra labai svarbu, kad jeigu mes žiūrim istoriškai, mes matom, kad techniškai Kinija nuo pat savo pilietinio karo nėra laimėjus nei vieno karo. Ir aš čia šito vietų savame aišku neskaičiuoju Tibeto okupacijas, nes ten vėlgi ten tiesiog buvo užimti ir taip nelabai ginti kalnų ruožai. Bet esmė yra ta, kad mes turim, pavyzdžiui, tą patį Korėjos karą, kur kiniečiai buvo į kažkokio lygio įsivėlę. Ir ten buvo stalemate. Tada buvo kaip ir įsiveržimas į Vietnamą ir Vietnamas kiniečius kaip ir sustabdė. Ir tada vėlgi dešimtmečius trunkantis grasinimai tam pačiam Taivanui, kurie niekur neveda. Ir aš tikiuosi, kad niekur neves, nes kai aš rašinėjau šitą video, ten jau eina žinios, kad kiniečiai ten vos ne baržas ir kitas invazijai reikalingas priemonės status. Tad aš labai tikiuosi, kad Trumpo neveiksnumas neves prie dar vieno didžiulio karo, tik tai šį kartą Azijai. Tada vėlgi jie ten pasišaudo su tais pačiais indais palei jų sieną, taip toliau ir panašiai, su Sovietų sąjunga savo laiku ten irgi bandė stumdytis, kol Sovietų sąjunga biškį niuksą jam davė, bet už tai kiniečiai sugebėjo pavogti naują sovietinį tanką. Bet ką aš noriu pasakyti, kad jeigu mes žiūrim iš politinės ekonominės pusės ir kiniečiai bando vytis JAV ir turi kažkiek sėkmės bent jau kai kuriuose pasaulio regionuose. Iš karinės perspektyvos, vėlgi bando vytis, yra didžiulis klausimas, kokiam iš tikrųjų stovi jie yra. Ir jeigu atvirai, aš labai tikiuosi, kad mes niekada nesužinosim, kokiam jie stovi yra ir
iš principo nebus kažkokio naujo didelio karo tarp Kinijos ir kažko dar. Nes vėlgi čia viso atskira video tema, bet jeigu jie įsiverštų Taivaną ir tai vestų prie saugumo sistemos subyrėjimo Azijoje, kas įveltų galbūt tą pačią Pietų Korėją, Japoniją, gal į kažkokio lygio tą pačią Rusiją, Australiją, Filipinus, Vietnamą, Indiją, Pakistaną, ten būtų blogai. Ir aš čia esu kalbėjęs biškis ir nesnem netgi savo video, kad jeigu kažkur ir bus trečias pasaulinis, tai jis bus ne Europoje, jis bus Azijoje. Bet aš nukrypsiu. Esmė yra ta, kad kol kas iš šitų 3 supergalybė, apie kurias visi kalba, matom, kad taip, JAV iš tikrųjų yra supergalybė, bet jie nėra visagaliai savaime, aišku, kaip mes matom iš asimetrinių karų ir panašiai. Kinija bando būti galybė, turi kažkiek sėkmės, bet jų galimybės yra žymiai labiau ribotas negu amerikiečių, ypač iš karinės perspektyvos. Ir tada mes prieinam prie Rusijos. Ir esmė yra ta, kad Rusija neturi nei vieno iš 3. Ta prasme, ne, tiesiog ne. Pradėkim nuo politinio lygio. Ir esmė yra ta, kad politinių lygių rusai yra labai keistoje vietoje. Jie, kadangi jie bando primešti tuos šustrekus ir pasaulinius žaidėjus, vėlgi jie ten savo laiku ir G8 buvo, kol juos išmetė. Tada, pavyzdžiui, prieš Ukrainos karą pas juos važiavo ir Vokietijos kancleris, ir Prancūzijos prezidentas, ir ten aukšto rango JAV pareigūnai. Ir esmė yra ta, kad turint galvoje, kad Putinas tiesiog yra kompleksuotas gezas, jam savame, aišku, tikrai labai patiko, kad čia visi traktuoja tokiu rimtų dėdę. Bet esmė yra ta, kad kai prasidėjo karas Ukrainoje, didesnioji pasaulio dalis tiesiog atmetė Putiną. Ir viskas baigėsi to, kad jo, ir visi galėjo atmesti Putiną, nes Rusija pasaulinių lygių, politiniai arenai, jie yra tikrai antrarūšio galybė. Nėra taip, kad jeigu Rusija kažkam pagrumos piršteliu, viskas, ta prasme, visa tarptautinė bendruomenė nuo jų nusisuks ar dar kažkas. Tarsi, jeigu, pavyzdžiui, kai Kinija grasino Lietuvai, ten bandė kilt kažkokios bangos Vokietijai, bet jis niekur nevedė, tai esmė yra ta, kad jeigu Rusija kažkam grasina, dažniausiai efektas būna priešingas, susiformuoja šalių koalicija, kuri nori tą šalį paremti ir palaikyti. Ir dėl to mes ir matom, kad politinių lygių praktiškai vienintelės šalis, kurios nori draugauti su Rusija, tai yra šalis, kurias tiesiog atmetė likus tarptautinė bendruomenė. Tu pažiūrė į tai, kas yra rusų draugai. Tai yra Baltarusija, kuri tiesiog yra šalies dydžio kolchozo palikimas, kuri yra beje visiškai ekonomiškai priklausoma nuo Rusijos, nes jeigu rusai nustotų tiek Baltarusijai pigias žaliavas, Lukašenkos režimas tiesiog sužlugtų. Tada mes turim Iraną, kuris irgi ten yra nusankcionuotas į pragarą ir atgal. Ir vėlgi didesnioji dalis tarptautinės bendruomenės bando su jais taisyti santykius, bet vėlgi su religiniais fanatikais tu nelabai atitaisysi tos santykius. Tada savame, aišku, mes turim Šiaurės Korėją, kurie iš viso tiesiog yra rogue state, su kuria nieks nenori bendrauti, nes jie su nieko nenori bendrauti, bet vat, su rusais jie draugauja. Tada čia visai neseniai mačiau, kad jau Rusija nori su Afganistanu pradėti bendrauti, ir net ne su pačiu Afganistanu, bet su pačiais talibais. Tai kitaip tariant, rusam realiai tinka būti sąjungininkai su praktiškai teroristiniu režimu. Bet turbūt man nereikėtų stebėtis, nes, kaip pagalvoju, Rusija yra tiesiog teroristinė valstybė. Bet esmė yra ta, kad Rusija politiniu atžvilgiu, jinai ne tai, kad net neturi kažkokios jėgos ar galybės, tarsi rusai tarptautiniu atžvilgiu yra praktiškai maitvanagiai. Ir vienintelės valstybės, kurios nori su Rusija kalbėtis, tai pavyzdžiui, kokie Kinija, Indija, tai yra stiprios valstybės. Jos iš principo nori kalbėtis su Rusija vien dėl to, kad jiem reikia rusiškų resursų. Ir daugiau nieko. Ta prasme, Rusija neturi daugiau netgi ko pasiūlyti, kas beje mus veda prie antro dalyko, tai yra prie ekonominės dedamosios. Ir vėlgi esmė yra ta, kad rusų ekonomika yra žiauriai silpna. Vėlgi, man netelpa galvoj, kaip Rusija gali būti šita pasaulinė supergalybė, kai jų ekonomika yra maždaug kažkur tarpe tarp Italijos, Ispanijos, gal netgi dabar arčiau Ispanijos, nes Ispanijos ten visai greitai paaugo. Tada jeigu labiau paimti JAV pavyzdį, ta prasme, viena New Yorko valstija turi palyginamą ekonomiką su visa Rusija. Ir kad būtų dar blogiau, kalbant apie visą šitą ekonomiką, mes turim paklausti gerai, kokia tai yra ekonomika. Nes jeigu mes, pavyzdžiui, kalbam apie JAV valstijas, galų galia tą pačią Ispaniją, vėlgi, kai kažkas kalba apie stiprią ekonomiką, niekam į galvą neteina kokia Ispanija. Bet vėlgi Ispanija iš tikrųjų turi visai respectable ekonomiką, jie turi visai neblogą manufacturing sektorių, jie turi šiaip stebėtinai stiprias mokslinės institucijas. Ir aš tai jums sakau kaip lazerinės technologijos daktaras, nes neretai tenka susidurti su ispanų mokslininkais renginiuose įvairiuose ir pas juos bazė šiaip visai gerai yra. Jie turi gerą infrastruktūrą, tarp kitko vėlgi aš esu daug važinėjęs Ispanijoje, turiu pripažinti rytų Ispanijoje, ten Barcelona, Valencija, Alicante, tada Madride, bet vėlgi, pavyzdžiui, Ispanai turi greituosius traukinius.
puiku, jie turi puikią infrastruktūrą, jie turi manufacturing sektorių, jie turi puikų R&D, pas juos yra automobilių gamyklų ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, tas pats Seatas yra, kad ir pigesniojo Volkswagen koncerno dalis, bet vis tiek Volkswagen koncerno dalis ir vėlgi jie turi visai žmoniškas mašinas iš tikrųjų, bent jau palyginus su kokia Lada. Ir dalykas yra toks, kad dabar kažkaip gaunas, kad kokia Ispanija nėra pasaulinė supergalybė, nors ispanakalbių, tarp kitko, pasaulyje turbūt netgi yra daugiau negu rusakalbių, tarp kitko, bet tuo pat metu Rusija yra šito pasaulinio supergalybė, kai Rusijos ekonomika pastatyta yra išimtinai ant žaliavų eksporto. Turse, rusai realiai nelabai ką gamina. Taip, iki 22 karo pas juos buvo kažkiek outsourcinta galbūt automobilių gamybos, iš, tarkim, kokio Renault koncerno, jeigu atmintis neapgauna, man atrodo, Citroenas ten kažką darė. Taip pat Rusijoje galbūt buvo kažkoks tai IT sektorius, vėlgi jie galbūt iki kažkokio lygio turėjo brandolinį sektorių, nes skirtingai negu europiečiai nesugalvojo tiesiog iš oro nužudyti savo brandolinio sektorius ir vargiai, aš tikrai kada padarysiu atskirą video apie visą europietišką antibrandolinį debilizmą. Bet esmė yra ta, kad Rusija realiai jų kažkoks mokslas ar R&D yra nykstamai mažas, kas beje labai gerai pasirodo, kad kai 2014-2015 vakarai pradėjo įvedinėti sankcijas dvigubos paskirties prekiam, rusai buvo, mum ir nereikia čia tų supūvusių vakarų, mes pasidarysim savo elektroniką, savo procesorius, viską. Ir viskas baigės to, kad pasirodo, kad jie tiesiog nemoka gaminti jokios elektronikos, kuris savo charakteristikom būtų geresnė negu už tai, ką vakarai gamino 80-90 metais. Ir apie ką mes kalbam. Vėlgi, kai tu pažiūri jų karinės technologijas, ir mes prie to dar prieisim, bet vėlgi ten patys moderniausi komponentai vėlgi būdavo iš vakarų. Jeigu tai yra rusiškas variklis, veikiausiai pagrindinis patobulinimas per paskutinius 20 metų jame buvo tai, kad jame buvo sudėti Bosch dizelio purkštukai. Jeigu mes kalbam apie termovizorius, tai jie veikiausiai buvo iš Talės. Ir kai vėlgi šitų dalykų tiekimas buvo užsuktas ir rusai pabandė pasakyti savo analogus, jie buvo tiesiog šudini. Ir dėl to mes ir matom, kad Rusijos ekonomika yra žiauriai mažytė ir iš principo netgi būtų palyginama su net ne pačiom stipriausiam Europos valstybėm ir ar tiesiog su pavieniam JAV valstijom. Vėlgi, jeigu atmintis neapgauna, man atrodo, Teksasas ir Kalifornija turi išvis didesnės ekonomikas negu Rusijos. Ir tada ant viršaus ne tik, kad ekonomika yra maža, bet jinai praktiškai pastatyta ant dalykų, kurie nėra aukštos pridėtinės vertės, tai tiesiog yra žaliavų eksportas. Ir jeigu, pavyzdžiui, reikėtų žiūrėti galbūt į strateginę autonomiją, mes matom, kad rusai negali to padaryti, nes viskas, ką jie gali padaryti, tai eksportuoti žaliavas ir tikėtis, kad iš kiniečių, indų ar per kitus kažkokius kanalus jiems vis tiek išeis nusipirkti šitų dvigubos paskirties prekių, nes jie tiesiog nemoka jų pasigaminti ir neturi kaip jų sukurti. Ir tada, net jeigu mes kalbam apie tai, kad jie yra žaliavų eksportuotojai, kad, bet tai introvertai, tu čia debilas, taigi jie gali užsukti kranelius, tai čia žlugs vakarų ekonomika be rusiškų resursų. Ir man atrodo, netgi 22 pradžioj, kai vyko karas, ten, man atrodo, ar Gazpromo direktorius, ar Medvedevas, ar jie visi ten kalbėjo, kad čia Europa be Rusijos sušals, ten buvo tie crinžiniai filmukai, kaip ten Vokietijoje, ten tėvai dukreliai padovanoja ten graužiką gyvūnėlį ir tada žiemą visi sėdi sušalę ir valgo tą graužiką, nes Vokietijos ekonomika be rusiškų dujų žlugo. Tik tai esmė yra ta, kad Vokietijos ekonomika taip, jinai patiria didžiulių sunkumų, bet jinai toliau puškuoja į priekį, o Rusijai mes priėjom prie to, kad Gazpromas tai yra naftą ir dujas eksportuojanti kompanija, gyvena į minusą ir atėjo jų bankrotas, tarsi palik rusams subankrotint naftą ir dujas eksportuojančią kompaniją. Rimtai. Ir vėlgi esmė yra ta, kad rusai ne tai, kad nebandė vykdyti vienokių ar kitokių galbūt ekonominių sankcijų prieš vienas ar kitas valstybės. Vėlgi Lietuva prasileido ekonominės sankcijas nuo Rusijos before it was cool, kai mums užsuko naftotiekį, kol mes Rusijai netidavėme mažeikių naftos. Tik tiek, kad mes jam netidavėme ir mes kažkaip gyvenam. Tada vėlgi Rusija įvedė kontrasankcijas tom šalim, kurios įvedė sankcijas dėl Ukrainos 2014-2015. Ir vėlgi Lietuvos ekonomika tą kažkiek pajuto, bet esmė ta, kad mes atsigavom, o Rusija ne. Ir tada mes prieinam vėlgi, kaip ir sakiau, prie 22 metų, kai rusai grasina Europą užsukti kranelius. Ir kas šitoje vietoje yra įdomiausia, kad rusai niekada techniškai neužsuko tų kranelių. Tiesiog gavos, kad Nord Streamas buvo išbombintas, o Europa tiesiog po truputį nusankcionavo rusišką naftą ir rusiškas dujas ir pradėjo ieškoti jų kitur. Vėlgi tai nereiškia, kad
Europa nebeperka rusiškų dujų ir naftos, tiesiog tam yra kainos lubos, vėlgi tai yra perkama galbūt per indų ir kiniečių perpardavinėtojus ir tai nėra tobula, bet vėlgi bet kas eina per perpardavinėtojus, tiesiog gaunas, kad rusų maržos labai stipriai krenta ir gal netgi jiem į minusą viskas eina. Bet prie ko aš lenkiu, kad visam šitam kontekste rusai bando vaidinti, kad jie gali ekonomiškai užsankcionuoti galbūt Europą ir kažkokio lygio pasaulį, pavyzdžiui, netiekdami savo resursų, bet galų galiai niekada iš principo prieš rimtus žaidėjus negalėjo to padaryti, nes jų ekonomika priklausoma nuo to, kad jie galėtų tai tiekti. Ir jie iš principo praktiškai beveik visą laiką tuo iki kažkokio lygio blefavo. Nes blogiausia, ką jie galėjo padaryti, tai ne tai, kad užsukt kranelius, o galbūt prisukt kranelius, kad tiesiog kaina užkiltų. Bet tada gaunas, kad jeigu jų kaina didesnė, tai Europa gali tiesiog pirkti iš JAV, iš artimųjų rytų, iš dar kažkur. Tad gaunas, kad politinių svertų Rusija neturi. Ekonominių svertų Rusija neturi. Ir tai mus veda prie karinių svertų, kurie irgi yra tiesiog, švelniai tariant, apgailėtini. Nes jeigu mes žiūrim į Rusijos karus, ir aš turiu pabrėžti Rusijos, ne Sovietų sąjungos, bet Rusijos, tai yra nuo 91 metų. Mes matom, kad Čečėnija tai yra šalį, kurios dydis yra kaip Vilniaus ir Kauno apskritis kartu sudėjus. Jie sugebėjo praktiškai paimti tik tai iš antro karto, tai yra pirmam kare jie gėdingai pasikrovė malkų, antram kare jie labai bandė ir esmė ta, kad jie kaip ir niekada nelaimėjo to karo. Nes realiai ką jie padarė, tai jie tiesiog susirado vieną klaną, kuris sutiko jiem talkininkauti ir tiesiog juos nupirkę padarė, kad Čečėnijoje jie įvestų tvarką. Ir tai yra Kadyrovai. Ir vėlgi man reikėtų truputėlį pasidomėti ir aš manau vėl, kad čia yra įdomi tema video. Bet man atrodo, kad Čečėnija turi labai specifines autonominės teisės Rusijai. Iki tokio lygio, kad man, jeigu aš gerai suprantu, praktiškai Čečėnija net nemoka mokesčių į Rusijos biudžetą, bet Rusijos biudžetas moka čečėnam. Kitaip tariant, Čečėnija ir Rusijos sudėti vien dėl to, kad rusai jam moka duoklę. Taip go figure, taip sakant. Tada tu pasižiūri 28 metų invaziją į Gruziją ir vėlgi jie kaip ir paėmė Osetiją ir Abchaziją, bet vėlgi jie nesugebėjo paimti visos Gruzijos, kas irgi kažkokia lyga yra biški gėda. Tada 2014 metų Ukraina yra įdomus keisas, nes visų pirma, vėlgi, Ukraina yra labai geras pavyzdys, kaip rusai neturi politinės įtakos. Nes rusai labai ilgai ir labai nuosekliai dirbo, kad Ukrainai būtų jiem palanki valdžia. Bet kai ta valdžia paslydo ir pasakė, kad ne, mes visgi neįsime į Europos Sąjungą, Maidanas paėmė juos ir nuvertė. Ir kas yra įspūdinga, kad mes turim suvokti, kad 14 metais Ukraina buvo, tiesiog tiesiog chaosas. Ir rusai tikėjos, kad šitam chaose jie ten inicijuos, čia sukilimus, čia Charkive, Donecke, Luhanske, čia Odesai, Chersone, visur kitur. Ir viskas gavos taip, kad Odesai, Chersone, Charkive, visur kitur, tas jų dalykas nepaėjo. Tada jų inicijuoti kažkokie tai sukilimai toj pačioje Donecko Luhansko Respublikoje iš principo žlugo ir rusam teko įvesti savo reguliarius dalinius vien tam, kad ukrainiečiai nepaimtų Luhansko ir Donecko, nes vėlgi prieš pat rusam įvedant savo reguliarius dalinius į Ukrainą 2014 metais praktiškai Doneckas jau beveik buvo apsuptas ir net tada įvedus tuos reguliarius dalinius mes iš principo matom, kad jie slinkos ne ką greičiau negu dabar. Ir mes turim suvokti, kad tada Rusija jau buvo gerus 15 metų po Putino valdžia ir jie pylė didžiulius pinigus į Rusijos kariuomenę. Ir Rusijos reguliarūs mechanizuoti daliniai tais laikais, savaime aišku, nors ir operuodami kaip limituota invazija, bet net tais laikais nelabai sugebėjo efektyviai ir greitai kovoti su rekteginiam chaotiškom ukrainiečių pajėgom, kur buvo riboti Ukrainos reguliariosios kariuomenės daliniai, kurie irgi ten buvo biški disfunkciniai ir galbūt ukrainiečių savanorių daliniai, tokie kaip Azovas. Ir vėlgi, 2014 kampanija rytų Ukrainai, žiūrint iš karinės perspektyvos, rusam buvo tiesiog pažeminimas. Tai esmė yra ta, kad rusai sugebėjo visą šitą užmaskuoti, nes jie sugebėjo paimti Krymą. Ir vėlgi, Krymas iki kažkokio lygio tiesiog, jam pasisekė, kad didesnioji dalis jėgos struktūrų Kryme buvo ganėtinai prorusiškos ir ten buvo ukrainiečių daliniai didžiąją dalim negalėjo, nenorėjo priešintis ir tiesiog buvo išvesti ir tiesiog rusai ten turėjo karinės bazės. Bet vėlgi, jeigu rusai nebūtų net Krymo paėmę, tai apie ką mes kalbam? Bet esmė yra ta, kad Krymas kaip ir overshadowino faktą, kad rytų Ukrainoje rusai praktiškai nesugebėjo laimėti ir dėl to jiem reikėjo Minsko akordų, kad praktiškai neleistų Ukrainai tada mobilizuotis ir galbūt paspausti atgal, ar kad patys rusai turėtų laiko pasiruošti karui. Ir esmė yra ta, kad
antrą invaziją į Ukrainą rusai ruošęs 8 metus. Tai jūs norit pasakyti, kad pavyzdžiui, jeigu, tarkim, JAV sugalvojo užpult, tarkim, Iraką, kas vėlgi tuo metu buvo 4. galingiausia pasaulio šalis. Jiems susimobilizuoti ir pasiruošti invazinės pajėgas užtruko, jeigu atmintis neapgauna, ten 14 mėnesių. Ir ta kampanija, kuri truko ten tiesiog rekordiškai trumpai, praktiškai baigęs pergalingai. Viskas. Audra dykumoj buvo tiesiai kalbant tiesiog textbook perfect, ekspedicinių pajėgų pergalė, kariaujant prieš stiprų įsitvirtinusi priešą. Tuo tarpu rusai 8 metus ruošėsi invazijai į Ukrainą. 8 metus, Karlai. Ir tada, kai jie visgi užpuolė, įskaitant puolimą per Baltarusiją iš šiaurės, ko ukrainiečiai net nesitikėjo. Čia yra didžiulė kritika Ukrainos valdžiai ir žvalgybai, nes kaip suprantu, JAV kažkokio lygio jos perspėjo dėl to. Bet esmė yra ta, kad net įvykdžius šitą visą puolimą, rusai nesugebėjo paimti Ukrainos. Ir dabar, kai aš rašinėjau šitą video, šitas karas trunka jau daugiau kaip 3 metus. Apie taiką yra daug kalbama, bet aš, pavyzdžiui, nemanau, kad taika greitų laikų bus. Ir dalykas yra toks, kad rusai žuvusiaisiais ir sužeistaisiais jau artėja prie 1 milijono praradimų. Pagal Oryxą, tai yra puslapį, kuris literaliai trekina rusų nuostolius pagal nuotraukas ir video, tai ir nėra, kad ten tiesiog užrašo skaičiuką. Ne, kiekvienas praradimas turi savo nuotrauką, savo video ir neretai netgi geolokaciją. Rusai yra netekę tiesiog 1000 tankų. Ir dalykas yra toks, kad tas per 3 metus kariaujant prieš šalį, kurios praktiškai visa valstybės ekonomika, tai yra Ukrainos ekonomika, Ukrainos BVP, kad ir karo metų, yra mažesnis už efektinį Rusijos karinių biudžetą. Tai kokia čia pasaulinė supergalybė? Apie ką mes kalbam? Kokia čia kariuomenė? Tarsi, kai aš kalbu, kad nereikia įsikalbėti nenugalimos Rusijos čia naratyvo. Rusai nuoširdžiai tikėjos, kad šitas karas truks kokias 3 dienas, maks porą savaičių. Ir kad čia pergalingai nušluos Ukrainą nuo žemės paviršiaus. Ir dabar po 3 metų ir beveik 1 milijono praradimų ir 1000 netektų tankų, jie turi ten žaisti visokius politinius šakar-makar, kad tik Trumpas kaip nors įtikintų ukrainiečius pasiduoti. Nes patiem rusam nugalėtų ukrainiečių mūšio lauke neišeina, tai reikia čia dabar per aplinkų eiti ir tikėtis, kad tiesiog ukrainiečius kažkas privers pasiduoti. Tik tai tiek, kad panašu patys ukrainiečiai to nenori. Bet va čia yra esmė, kad jeigu mes pavyzdžiui žiūrim iš tos trifektos pasaulinio dominavimo. Mes matom iš politinės perspektyvos. Rusija yra įdomi tik tai šalim, kurios yra atstumtas likusios tarptautinės bendruomenės ir neretai tik tai dėl to, kad rusai jam parduos ginklų ar resursų. Ekonominiu požiūriu Rusijos ekonomika yra maža ir jie gyvena iš žaliavų eksporto, kas yra dar blogiau. Ir bet kokie rusų bandymai kažką sankcionuoti, ne tai, kad neveikia, bet pačią Rusiją yra lengva sankcionuoti. O iš karinės perspektyvos jų kariuomenė Ukrainos per 3 metus nesugeba sumušti. Kai Ukraina de facto kariauja su nuolatiniu ginklų, sunkiosios technikos, aviacijos ir oro gynybos sistemų trūkumu. Ir taip pat yra krūvos įvairiausių bukų ribojimų, kad ten hurdur, tokios šalies ginklų negalima naudoti Rusijoje ar dar kažkas. Nu tai apie ką mes kalbam? Rusija nėra pasaulinė supergalybė. Realiai vienintelis dalykas, kurį Rusija tikrai žaidžia labai gerai. Ir aš beje turiu šitą pripažinti, nes tai yra beje labai pavojinga. Rusija atkalė sistemą, kaip per socialinės medijas, per algoritmų manipuliavimą, per botus žais su galbūt vakarietiškų demokratijų rinkėjų nuotaikom. Ir vėlgi nebūtinai vien vakarietiškų demokratijų, bet apskritai demokratijų. Tai yra atvirų demokratijų, kur vyksta tikri rinkimai. Ir čia su liūdės tenka pripažinti, kad jiems sekas tikrai labai neblogai. Geriausi jų pasiekimai savaime, aišku, yra Gruzija, kurioje vėlgi laimėjo prorusišką partiją. Savame, aišku, ten buvo rinkimų klastojimų ir panašiai, bet jeigu nebūtų pakankamo visuomenės palaikymo iš tų rinkimų rezultatui, dabar tai valdžiai nebūtų taip lengva įsitvirtinti. Tada mes matėm toj pačioje Moldovai, kai rusų medlinimas beveik baigęs tuo, kad nebūtų išrinkta provakarietiška valdžia. Mes matom, kaip toj pačioje Vokietijoje prorusiškos AfD ir bent jau rusam naudinga linkė pateko į parlamentą tokiu kiekiu, kad jie praktiškai turi Vokietijoje blokuojančią mažumą. Vėlgi nesigilinsiu, ką tai reiškia, bet rinkimų rezultatas Vokietijoje tikrai viena vertus nebuvo pats blogiausias, kurio buvo galima tikėtis, bet jis tikrai nebuvo geras. Ir savame, aišku, turbūt absoliuti didžiausia rusų pergalė yra tai, kad JAV prezidentas yra Trumpas. Ir aš sakau, kad čia Trumpas yra KGB agentas ar kažką. Ne. Esmė yra ta, kad rusam tiesiog reikia silpnų vakarietiškų valstybių. O geriausias būdas pasiekti silpną valstybę, tai yra pasiekti, kad
ta valstybė išsirinktų tiesiog debilišką vadą. Jeigu tas vadas dar Rusijai prijaučiantis, tai tuo geriau. Ir vėlgi, aš manau, mes matome kažkokio lygio tą patį Lietuvoje. Vėlgi, kai buvo prezidento rinkimai, parlamento rinkimai, visokie video YouTube'ai, Facebook'e ir kitur, kurie būdavo apie Vaitkų, sulaukdavo neįsivaizduojamų kiekių reaktų, peržiūrų, laikų ir komentarų, o kai rinkimų sezonas baigėsi, jis tiesiog prapuolė. Ir jeigu tu esi pakankamai žinomas ir mėgstamas, nėra taip, kad palaikymas tiesiog išgaruoja per naktį. Dabar, kaip suprantu, kažkas panašaus vyksta su Žemaitaičiu. Ir tada vėlgi mes matom, kad jo visam demokratiškam pasauliu kažkokio lygio šitas vyksta. Savame, aišku, demokratiškas pasaulis pabiški bunda ir turbūt geriausias to pavyzdys yra Rumunija, kur vėlgi buvo ištiktokintas, kitaip nežinau kaip pavadinti, prezidentų kandidatas, kuris buvo absoliučiai prorusiškas, kuris ten netgi svaigo, kad Ukraina nėra tikra valstybė ir Rumunijai reiktų pasimti netgi gabaliuką Ukrainos kartu su Rusija, kad Rumunijai reiktų išstoti iš NATO, iš Europos Sąjungos, jada. Ir vėlgi visa laimė, kad rumūnai susiėmė ir praktiškai ne tik, kad jį pašalino iš rinkimų, bet ir už visą šitą antivalstybinę veiklą ir kišininkavimą yra sulaikę, bent jau dabar, kai aš rašinėjau šitą video. Tad vėlgi panašu vakarų pasaulis bunda dėl šito dalyko, bet realiai šitas dalykas yra turbūt vienintelis tikras Rusijos pasiekimas. Bet kita vertus, jeigu mes žiūrime JAV, mes turim suvokti, kad viskas vyksta JAV valdomose platformose ir matos, kad jeigu JAV norėtų, jie irgi galėtų žaisti šitą žaidimą. Pavyzdžiui, kai vyko rinkimai Vokietijai X, AfD buvo žiauriai promautinami iš tikrųjų, vėlgi tiesiog algoritmo lygyje. Tada jeigu mes žiūrime tą pačią Kiniją, vėlgi ten išlenda vienokių ar kitokių informacijų, kad kiniečiai palaiko galbūt vienus ar kitus politikus ir vėlgi klausimas, kiek galbūt yra botų iš Kinijos ir panašiai. Bet turbūt vienintelis dalykas, kuo Rusija tikrai yra pavojinga tom didžiosiom galingosiom vakarų valstybėm, tai yra tiesiog destabilizuoti jų politinės sistemas, tiesiog pasiekiant, kad būtų į valdžią išrenkami debilai. Nebūtinai prorusiški debilai, bet dažniausiai debilai būna prorusiški, bet iš principo debilai nonetheless. Bet dabar to Rusija tiesiog yra regioninės skalės valstybė, if even that. Ir aš jau žinau, ką kai kurie iš jūsų ten piktai taipina, kad introvertai, tu čia nieko nesupranti, čia rusų kariuomenė yra tokia ir tokia, čia iš tikrųjų Ukraina jie niekada nenaudoja pilnos savo galios, jie čia taupo geriausius savo dalinius karui su Europos Sąjunga ir NATO, hurdu ir taip toliau ir panašiai. Bet arba kitas dar maždaug along these lines, kad tu negali kalbėti apie Rusijos ekonomiką vakarietiškais terminais, Rusijoje viskas pigiau, rusai sugeba tiek ir tiek čia ginklų pasigaminti. Ir galbūt paskutinis, tu čia nusišneki, čia Europa neturi šansų prieš Rusijos, Europos karinės išlaidos yra mažesnės negu Rusijos karinės išlaidas, hurdur. Ir vėlgi, šitą skaičių mačiau ir aš jį adresinsiu visų pirma. Čia neseniai plaukėjo skaičiai, kad ten, vėlgi, aš dabar kalbu iš atminties, bet turbūt čia kažkur išdėsiu ant ekrano, jeigu rasiu. Bet ten buvo, vėlgi, tokie alarmist straipsniai vakarietiškai žiniasklaidoje, kad hurdur 25 metais efektinis Rusijos karinis biudžetas, įskaičiuojant tikrai karinį biudžetą ir netiesioginį karinį biudžetą, yra didesnis negu visos Europos Sąjungos karinis biudžetas. Panagrinėkim šitą statementą, nes esmė yra ta, kad man atrodo, skaičiai yra, kad vienas ir kitas ten yra arti 500 milijardų dolerių, eurų, whatever. Ta prasme, man atrodo, ten 407 kažkiek, 408 kažkiek, nesvarbu, netame esmė. Esmė yra ta, kad jeigu mes žiūrim į Rusiją, Rusijos visa ekonomika, ir vėlgi klausimas, kiek šitų skaičių rusai tiesiog išgimdo iš oro, nes aš spėju, kad rusai savo ekonominius rodiklius meluoja iki kažkokio lygio, turėkit dar galvoje, kad rublis irgi yra vertas turbūt mažiau už šikpopierį. Esmė yra ta, kad Rusijos bendra ekonomika yra iki 2 trilijonų dolerių. Ir iš tų 2 trilijonų iš dolerių jie skiria apie 500 milijardų karų. Ir dieve, kokie čia dideli pinigai. Bet hebra, ar jūs suprantat, ką tai reiškia? Rusai skiria 1/4 visos savo ekonomikos karui. Kitaip tariant, Rusijos ekonomika yra visiškai kariniam stovi. Absoliučiai. Ir net rusai paskirdami turbūt viską, ką gali karybai. Ta prasme, man sunku įsivaizduoti, iš kur rusai dar galėtų paimti daugiau pinigų karybai, turint galvoje, kad pas juos ekonomika krešina. Ta prasme, darbuotojų nėra, verslai bankrutuoja, palūkanų normos neįsivaizduojamos. Ta prasme, Rusijos ekonomika yra tiesiog
daug. O tuo tarpu ES išleidžia tik, man atrodo, 10 ar 20 milijardų mažiau, kas yra, vėlgi, šioks toks skirtumas, bet ES ekonomika yra apie 20 trilijonų dolerių. Tai, kai pagalvoju, $500 trilijonų Europai praktiškai yra kažkur 2,5% nuo visos ekonomikos, kas savo ruožtų reiškia, kad Europa gyvendama visiškų taikos režimų, tai yra taikos ekonomika ir iš viso, kai galbūt didžiosios Europos valstybės netgi straglina paskirtuos 2% gynybai, Europa netgi adekvačiai neskirdama pinigų gynybai, sugeba gynybai išleisti panašiai kaip Rusija. Kaip taip tariant, taikos sąlygų ES iš principo turi praktiškai tokį pat karinį biudžetą, kaip visiškai karinės ekonomikos per siūles plyštanti Rusija. Tai apie ką mes kalbam? Ir vėl kitas galbūt įdomus skaičius. Jeigu pamenat, aš sakiau, kad Rusų ekonomika yra apie, tarkim, $2 trilijonus, ne? Ar 2 trilijonus eurų, koks skirtumas. O tada ES yra apie 20 trilijonų, ne? Tai dabar dalykas yra toks. Įsivaizduokim, kad ES nueina į karą ir iš tikrųjų ES nueina irgi į jau praktiškai kvazi karinį biudžetą, irgi kvazi karinę ekonomiką. Esmė yra ta, kad jeigu ES paskirtų 10% savo BVP, tai yra 2 trilijonus savo šalies gynybai, kas beje nėra neįsivaizduojama, jeigu iš principo tikrai kiltų rimtas Rusijos Europos karas. Aš tikrai manau, kad Lenkija, Baltijos šalis, Švedija ir panašiai iš principo skirtų tiesiog viską, ką turi, tam, kad apsigintų. Mes realiai matytume, kad ES karinis biudžetas būtų praktiškai Rusijos ekonomikos dydžio. Iš kito galo, įsivaizduokim, kad, tarkim, europiečiai skiria, tarkim, 5% gynybai, kas irgi nėra neįmanoma. Lenkai praktiškai tokius skaičius praktiškai yra pasiekę, lietuviai link tokių skaičių juda. Mes tada matytume, kad visas bendras Europos karinis biudžetas, dar net neperėjus į pilną karinę ekonomiką, bet jau artėjant link to, praktiškai yra kaip visa Rusijos ekonomika. Ir dar turėkit galvoje, kad Europa turi beprotiškai galingą industriją. Europa turi R&D, Europa turi high-techą. Tačiau mes, esant reikalui, galėtume gaminti tokius ginklus, apie kuriuos rusai net pasvajot negali. Po galais mes jau dabar gaminam geresnius ginklus negu kokią Rusiją. Tu vien pasižiūri į europietiškus naikintuvus, tokius kaip Jas Griffin, Eurofighteris, Rafalis. Ta prasme, rusai nei iš tolo nieko tokio neturi. Tankų prasme, vėlgi, naujausi prancūziški ir vokiški tankai, ta prasme, jie yra pasaulinio lygio. Man atrodo, kažkokio lygio netgi lenkiantis tai, ką galbūt amerikiečiai dabar kepa. Jau nebekalbant, kad Europos kariuomenių šaunamieji ginklai, ar tai būtų galbūt vokiški G36 variantai, įvairūs Heckler & Koch variantai, arba visokie galbūt pačių šalių pagaminti ginklų modeliai, jie visi yra geresni už AK-47. O esmė yra ta, kad rusai iki šiol nesugeba savo karių aprūpinti kažko geresnį negu AK-74 platformą. Tas pats jų naujausias AK-12, patys rusai įkeikia iki negalėjimo ir jo priėmimas į ginkluotę yra žiauriai ribotas. Tai apie ką mes kalbam? Tarsi šitas dalykas, kad ne, kokia Rusija galinga, va tie kariuomenė išleidžia daugiau negu visa Europa. Jo, nes Europa gyvena taikos režimu, o Rusija iš paskutinių per plyštančias siūlės ir plyštančią ekonomiką bando kažkaip nepralaimėti Ukrainoj. Tarsi nelaimėti, o nepralaimėti. Jau nebekalbant, kad Europa gali pati pasigaminti praktiškai visų tipų ginklų sistemas, gal apart radarui sunkiai aptinkamų lėktuvų, bet vėlgi, kaip suprantu, Britai, Prancūzai ir kitos šalis prie to dirba, o kai rusai to negali. Ir vėlgi, Rusijos kariuomenė, kaip ir minėjau, geriausi ginkluotės komponentai yra importiniai. Ar tai būtų importuota iš ES, JAF ar galų gale tos pačios Kinijos. Ir vėlgi, esmė yra ta, kad aš negaliu overstatinti. Iš tikrųjų, vėlgi mes jau aptariam, kad Rusija nėra pasaulinio supergalybė. Bet kas yra įdomu, kad kai dažnai kalbame apie visą šitą supergalybės reikalą, yra kalbama apie tai, kokia yra galinga ir didinga Rusijos armija. Be, ne armija. Armija yra karinis vienetas. Mes turėtume sakyti kariuomenė. Bet kokia yra didinga ir stipri Rusijos kariuomenė. Ir esmė, kad jinai Ukrainai nesugeba laimėti. Ir priežastys tam yra žiauriai objektyvios. Tu pasižiūri ant žeminę kariuomenę. Ir jie ten bando vaidinti, kad jie turi, čia T-14 armatą, AK-12, oi, čia, ta prasme, be analogų pasaulį.
Ir tu matai, kad T-14 jie, jeigu atmintis neapgauna, oficialiai pasakė, kad negamins masiškai, nes tiesiog neapsimoka, o geriausia, ką jie sugeba pasigaminti savo kariuomenę ir beje stebėtinai ribotais kiekiais. Vėlgi dabar vyksta jau 3 karo metai ir toks jausmas, kad T-90 gamybos jie net nesugeba užsukti didesniais kiekiais. Ir esmė yra ta, kad geriausi tankai, kuriuos jie dabar sugeba pasigaminti, aš turiu pabrėžti, nauji tankai, yra T-90M, kas tiesiog yra labai gili T-72 modifikacija. Ir vėlgi aš apie tai visą atskirą video turiu. Kas beje man dar labai yra įdomu, kalbant, tarkim, apie antžeminės pajėgas, tai yra tai, kad vėlgi, aš atsimenu 22 pusėje link rudens vienu metu rusiška propaganda buvo labai pradėjus kalbėti, kad mes čia pastatysim antrą tankų gamyklą ir vėl pradėsim gaminti serijinę T-80 gamybą. Ir tas yra suprantama, nes karas Ukrainai parodė, kad T-72 platforma, kas realiai yra T-90, yra šūdas. Ir kad T-80, kas yra gilus sovietinis dizainas, praktiškai yra visokiojopai geresnis. Taip, jis brangesnis, jis turi sudėtingesnį variklį, bet fundamentaliai T-80 yra geresnis. Ir kas yra įdomu, nuo tada, kai buvo šitas kalbama, praėjo jau 2,5 metų ir kaip mes nematom naujų T-80 gamybos, taip ir nematom, kaip tylo nutilo tas kalbas. Ir tiesiog dar kartą pasikartosiu, ką ne vienam savo video esu sakęs, kad dabartinė moderni Rusija technologiškai atsilieka nuo vėlyvos Sovietų sąjungos. Vėlgi, vėlyvos Sovietų sąjungos sugebėjo gaminti T-80 bent 2 gamyklose, iš kurių beje viena buvo Ukrainoje, Charkive. Bet esmė yra ta, kad Sovietų sąjunga gamino T-80 ir masiškai, ir jos tobulino. Ir kai Sovietų sąjunga žlugo, jie bandė kurį laiką gaminti T-80, bet tiesiog viskas gesa ir dabar geriausiu atveju jie moka servisuoti ir galbūt reaktyvuoti T-80 iš gilių rezervų, kur be T-80, kaip suprantu, beveik net nebėra likę. Tai esmė yra ta, kad viskas. Rusai nesugeba pasigaminti ginklų sistemų, kurias gamindavo vėliavam sovietmetį. Ir jūs norit man pasakyti, kad šita valstybė, kuri nesugeba pasigaminti ginklų, kuriuos Gadars pasigamindavo sovietų laikais, yra pasaulinė supergalybė, kuri ginklų sistemom ir kariuomenės galybė lenkia Europą. Tai ar jūs juokaujat? Ir vėlgi, antžeminės pajėgos, kaip pagalvoju, yra ta didžioji Rusijos stiprybė, tas tiesiog volas, kuris čia, jeigu tik tai norėtų, čia per 3 savaitės nužygiuotų iki Lamanšo, čia Lietuvą iš vis per 3 valandas paimtų. Kaip ten Medvedevas ar kažkas ten yra sakęs, kad Rusija pati sprendžia, kur yra Rusijos sienos. Bet esmė yra ta, kad tada tu pažiūri kitas kariuomenės dalis, kurios nėra galbūt toks šalies pasididžiavimas, kaip kad pavyzdžiui oro pajėgos. Ir tu matai, kad ten padėtis dar blogesnė. Vėlgi, aš čia esu kalbėjęs apie rusų oro pajėgas ir apie tai, kad jos tiesiog yra pasityčiojimas ir gėda. Apie tai, kad Ukrainai jie visiškai susimovė ir vėlgi aš apie tai visą atskirą video turiu. Bet žiūri, Rusijos oro pajėgas ir ten modernių lėktuvų yra labai nedaug ir tie modernūs lėktuvai vėlgi modernus tik dėl to, kad gaminti tada, kai aš jau gimęs buvau. Ir tai yra Su-35 ir Su-34, kas de facto yra tiesiog giliai modernizuota Su-27 platforma. Bet tada tu pamatai, kad absoliuti diduma Rusijos oro pajėgų yra Su-27 ir MiG-29, kurie yra, vėlgi, kaip ir sakiau, tai yra lėktuvai gaminti, kai net aš gimęs nebuvau. Tai apie ką mes kalbam? Vėlgi, tų lėktuvų jie turi labai daug, bet kiek tie lėktuvai būtų efektyvūs, vėlgi, kai mes žiūrim į tą patį Iraką, Libiją, Jugoslaviją, praktiškai visur vakarietiškos stiliaus oro pajėgos tokius nusenusius rusų lėktuvus be problemų raškia iš oro. Pagal kiek daug tokių lėktuvų rusai neteko toj pačioj Ukrainai, jau įskaitant beje 2 tolimo nuotolio žvalgybinius radarinius lėktuvus A-50. Tai ir esmė yra ta, kad jeigu Rusijos antžeminės pajėgos yra blogoje stadijoje, tai Rusijos oro pajėgos dar blogesnėje stadijoje. Ir vėlgi ten, mes čia gaminom Su-57 radarų neaptinkamus lėktuvus. Jo, ir tada tu pamatai, kad tie aletai radarų neaptinkami naujos kartos lėktuvai yra susukti jobanais senukų medvaršiais. Ir ten kiniečiai ir visi, kas tik tai netinka, ir bent biški supranta aviaciją, tiesiog žvengia, kad ką jūs šnekat. Kai lėktuvų sparnai taip susukti, tad jie tiesiog turėtų šviest radaruose. Tada jeigu mes kalbam galbūt apie strateginę aviaciją, vėlgi čia buvo kalbos, kad vėlgi mes čia gaminsim tų 160 viršgarsinius strateginius bombonešius. Ir tada paaiškėja, kad tas gaminsim reiškia, kad jie tiesiog surinkinės naujus bombonešius iš senų sovietinių komponentų, kurie mėtos ten sandėliuose, nes pasirodo, Rusija net nesugebėtų pasigaminti naujų komponentų savo geriausiam strateginiam bombonešiam. Tai apie ką mes kalbam? Bet turbūt didžiausias pasityčiojimas iš viso šito dalyko tai yra
Jeigu mes kalbame apie šitą nenugalimą Rusijos kariuomenę, yra Rusijos laivynas. Ir vėlgi, visų pirma, geografiškai Rusija yra labai blogai su laivynu, nes, pagalvoji, Rusija iš principo turi turėti, kaip paskaičiuoja, kažkur 4 nepriklausomus laivynus. Tai yra Šiaurės jūrai, kurie operuoja iš Murmansko, Baltijos jūrai, kurie operuoja iš Sankt Peterburgo, Juodosios jūros laivyną, apie kurį mes to pakalbėsim, ir savame, aišku, Ramiojo vandenyno laivyną, kuris operuoja ten iš tolimųjų rytų. Bet vėlgi, esmė yra ta, kad prieš karą Ukrainai buvo traktuojama, kad Juodosios jūros laivynas, čia jeigu NATO tik tai drįs atsiųs savo laivų Juodąją jūrą, čia Juodosios jūros laivynas ištaškys jos visus, įskaitant visus NATO lėktuvnešius ir taip toliau ir panašiai. Ir tada prasideda karas Ukrainoje ir Ukraina, šalis, kuri de facto net nelabai turi laivyną, sugeba praktiškai nuskandinti bent trečdalį Juodosios jūros laivyno, įskaitant beje vieną povandeninį laivą, patį didžiausią jų kreiserį Maskva, kuris, tarp kitko, buvo viso to Juodosios jūros laivyno flagmanas ir vėlgi viso to laivyno pasididžiavimas, ir pasiekė, vėlgi, turėkit galvoj, Ukraina, šalis praktiškai be laivyno, pasiekė, kad rusai pabrukę uodegas turi pabėgti iš Sevastopolio į Rusijos uostus, kad tiesiog ukrainiečiai nustotų juos dubasim. Tai vėlgi, kai čia tas alkoholikas Pentagono vierchas aiškina, kad čia JAV reikėtų 20 metų ruoštis, kad Rusijos laivyną nugalėtų. Ukrainiečiai laivyną neturėdami juos sumušė. Tai apie ką mes kalbam? Kodėl yra taip įsikalbama, kad čia rusai yra nenugalimi, čia rusai, čia tokie, kiek kai ukrainiečiai Juodosios jūros laivyną sumušė. Ir vėlgi, mes turim suvokti, kad karas Ukrainai didžioji dalimi yra sausumos karas ir Ukrainai visas tas Juodosios jūros dalykas buvo svarbus, nes jiems reikėjo atidaryti laivybos koridorių iš Odesos, galbūt, kad galėtų vykti prekyba, bet esmė yra ta, kad vėlgi tai tikrai nėra ukrainiečių fokusas ir vėlgi, ir tada tu pažiūri, bet jeigu mes žiūrim, tarkim, Baltijos jūros regioną, kas ir mums yra aktualus, tu matai, kad sudėjus Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Danijos ir Švedijos, dar pridėkim, tarkim, pusę Vokietijos laivyno, pusę Baltijos jūros laivynas jokių šansų neturi. Ir čia net JAV nėra šitoj diskusijai. Tai apie ką mes kalbam? Ir galbūt kas yra paradoksaliausia, kalbant apie kariuomenės ir panašius dalykus, būtent laivynas ir aviacija yra du dalykai, kurie yra kritiškai svarbus tam, kad tu galėtum projektuoti galią visam pasauliu. Vėlgi, JAV turi strateginius bombonešius, tokius kaip B-52, jeigu yra galbūt mažas pavojus, kad bus numušti lėktuvai, bet jeigu reikia, jie gali pasiūsti B-2 bombonešius ir praktiškai išbombinti bet kurį tašką pasaulį. Rusai tokių galimybių neturi, vėlgi, kaip ir aptarėm. Didesnioji dalis jų strateginių bombonešių yra U-95 platforma, kuri vėlgi yra antiek hilarious, kad dėl to, kokie ten varikliai yra naudojami ir kokie tie varikliai yra garsus, praktiškai juos ore gali aptikti povandeniniai laivai su sonarais, dėl to, kokie garsus yra tie lėktuvai. Vėlgi, aš kada nors gal padarysiu apie tą bombonešį video. Tada yra Tu-22M, kuris yra vėlgi sąlyginai greitas bombonešis, bet jis yra sąlyginai mažesnė pusė. Na ir tada, aišku, yra tas strateginis Tu-160, kurio, kaip ir sakiau, rusai turi nedaug ir nelabai gali pasigaminti naujų. Tad vėlgi, aviacijos prasme, rusai yra nurašomi. Bet laivynas, būtent laivynas yra tas dalykas, kurio rusai neturi ir kuris rusus galutinai diskvalifikuoja iš bet kokių apskritai diskusijų, kad jie yra globali supergalybė. Nes dalykas yra toks, jeigu mes žiūrime į istoriją, ta šalis, kuri dominuoja vandenynuose, dominuoja pasaulį. Ir vėlgi, labai ilgai tai buvo Portugalai su ispanais, ko pasekojo Portugalai ir ispanai buvo vieni pirmųjų rimtų kolonizatorių. Tada jų vietą perėmė Britai, kurie po truputį tuos pačius ispanus išstūmė ir nugalėjo. Tada savaime, aišku, Britam į atlapus bandė kipt prancūzai, bet jie Trafalgarą prakišo ir po to paskui nebeturėjo nei vieno rimtesnio šanso Britam pasipriešinti. Ir Britai dominavo. Paskutinė šalis, kuri bandė priešintis Britų dominavimu vandenynuose, buvo Vokietija prieš Pirmą pasaulinį karą. Ir vėlgi būtent žiūrėjimas, kas dominuos vandenynuose iki kažkokio lygio ir vedė prie Pirmo pasaulinio karo. Tada panašiu laiku iškilo JAV ir Japonijos galybės ir vėlgi Britai su JAV galbūt niekada nesusikibo kare, bet JAV su Britai susikibo su Japonais, kai Japonai bandė dominuoti bent jau Azijoje ir vėlgi viskas baigės tuo, kad Japonų laivyną, JAV laivynas su Britų pagalba nusintė į Ramiojo vandenyno dugną, įskaitant visus galingiausius Japonų battleshipus, tai yra Yamato klasė. Paskui, kadangi Britai buvo bankrutavę, JAV liko vienintelė šalis su rimtom jūrų pajėgom.
Ir tai galbūt mane veda prie turbūt paskutinio dalyko, jeigu mes kalbam apie šituos globalius konvencinius pajėgumus. Tai yra lėktuvnešių. Nes, kaip ir sakiau, JAV vienas iš didžiausių dalykų yra tai, kad JAV vienas lėktuvnešis turi pakankamas oro pajėgas, kad galėtų single-handedly sumušt arba bent jau efektyviai kariaut praktiškai prieš nemažai pavienių valstybių. Ir dėl to JAV tų lėktuvnešių turi daug. Ir vėlgi šitoje vietoje mes turime apibrėžti lėktuvnešį. Ir vėlgi, jeigu mes kalbam labai strictly, tai lėktuvnešis yra tas, kuris gali leisti lėktuvus. Ir vėlgi šiuo metu, jeigu atmintis neapgauna, yra gal kokios 4 valstybės, kurios gali leisti fixed wing lėktuvus, kurie iš savo lėktuvnešių. Ir tai yra JAV, prancūzai, indai ir kiniečiai. Britai, beje, kas yra įdomu, jų lėktuvnešiai yra statyti F-35, tai yra lėktuvam, kurie turi vertikalaus pakilimo galimybę. Ir mes tu apie tai pakalbėsim. Ir jeigu mes iš principo įskaičiuojam tokius lėktuvnešius, kurie galbūt negali paleisti standartinį fixed wing naikintuvų, tokių kaip F-18, Rafaliai ar kokius ten sovietinius knock-offus turi indai ar kiniečiai, tai jeigu mes įskaitom galbūt va tokius lėktuvus, kurie turi vertikalaus pakilimo nusileidimo galimybės, vėlgi Britai jų turi 2 ir vėlgi tokių šalių yra ganėtinai nemažai. Vėlgi aš išsirašiau netgi skaičius, nes man šiaip buvo visai įdomu. Praktiškai, jeigu mes įskaitom ir va tokius lėktuvus, kurie tiesiog yra plokščiai ir ant jų gali leistis sraigtasparniai ar va tokie va vertikalų pakilimą turintys lėktuvai, mes matom, kad JAV, kadangi turi taip pat WASP klasėje, turi tokių 20, Jungtinė karalystė 2, Prancūzija beje tokiu atveju turi net 4 lėktuvnešius, Ispanija ir Turkija beje turi po 1. Tada jeigu mes kalbame apie tokias demokratinės valstybės, Australija tokių laivų turi 2, Japonija beje 4 ir Japonija irgi be proto stipriai ginkluojas. Pietų Korėja beje irgi 2. Tada kalbant galbūt apie BRICS šalis, mes matom, kad Brazilija turi 1, Indija turi 2, Kinija beje turi netgi 4. Ir vėl, kaip ir sakau, Kinija labai stipriai ginkluojas. Indo atveju, kaip suprantu, jie tiesiog supirkinėja visokius second hand dalykus, įskaitant tuos pačius dalykus statytus dar Sovietų sąjungoje ir galbūt paruoštus jų naudojimui. Bet vėlgi, esmė yra ta, kad kaip mato, tokių, tarkim, net labai palaido apibrėžimo lėktuvnešių šalių turinčių yra ganėtinai daug. O Rusija tokį turi 1 ir tas pats neveikiantis. Tai yra tas pats gėdingasis Kuznecovas. Tas lėktuvas, kurį 2015 jie bandė pasiųsti į Siriją, kad pavadintų, kad mes irgi turim lėktuvnešį ir galim čia maždaug projektuoti galę visam pasauliu. Ir viskas baigėsi to, kad jis tiesiog buvo vienas didžiulis pasityčiojimas, nes, ta prasme, dūmų kiekiai, kurie virto iš jo kaminų, buvo tiesiog absurdiški, nes vėlgi tai net nėra brandolinis lėktuvnešius. Vėlgi brandolinis lėktuvnešius turi JAV, Prancūzija, tarp kitko. Ir, man atrodo, gal paskutinis naujausias kinų lėktuvnešis yra brandolinis. Vėlgi, užmesiu čia ant ekrano taip arba ne. Bet esmė yra ta, kad rusų lėktuvnešis iš vis tiesiog mazutų varomas. Kad būtų dar blogiau, jisai kariaujant Sirijai sugedo ir jį paskui turėjo tiesiog partempt atgal į Rusiją, kur jis dabar yra dry dock'e jau beveik 10 metų ir jeigu gerai suprantu, ten jo įgula vienu metu buvo pasiusta į Ukrainą kariauti kaip pėstininkai. Nu, tai tiesiog parodo, kiek tikėjimo rusai turi šito lėktuvnešiu. Ir vėlgi apie tai, kaip rusai statys čia didžiausius pasaulio atominius lėktuvnešius, rusai kalba jau gerus 20 metų, bet kaip jie nestato, taip nestato, nes jie yra be proto brangus ir rusai su savo ekonomika tiesiog neišgalėtų tokio laivo. Po galais jie netgi šiaip didesnių karinių laivų nelabai išgali. Tai aišku, jie ten visokias korvetės ir panašiai, bet, vėlgi, tai nėra tokie laivai, kurie gali ten dominuoti vandenynų. Ir esmė yra ta, kad būtent Kuznecovo istorija yra geriausias pavyzdys apibendrinantis rusų konvencinius pajėgumus. Tai yra viskas pastatyta ant sovietinio palikimo, kuris yra gerai perpuvęs, kuris iš principo vakarietiškam akim žiūrint iš viso yra absurdiškas, nes beje aš esu skaitęs, kad viena priežasčių, kodėl Kuznecovo pasiuntė į Siriją, yra tai, kad jį pasiuntė artėjant žiemai ir apparently Kuznecove net nebuvo šildymo sistemos ir jeigu jis yra kažkur šiaurėje, tiesiog visai žiemai laivas tiesiog iššaldavo, nes nebuvo kaip jo šildyti. Tai tiesiog pasiuntė ten, kad šildyti nereikėtų. Vėlgi, aš tam neturiu šaltinio, gali būti, kad čia yra fake news, kokia ukrainiečių propaganda, bet vėlgi, esmė yra ta, kad tai yra pasityčiajimas. Ir kaip ir sakau, rusų karinė galybė yra paremta visokiam legacy sistemom iš Sovietų sąjungos, kurias rusai bando nupiešti kaip kažkokį be analogų pasaulį, geriausią dalyką, čia vakarai turi drebėtis prieš Rusijos galybę, pasipriešimo nėra. Ir tada pasižiūrė objektyviai, kad Rusijos kariuomenė yra tiesiog pasityčiajimas, jie nesugeba net Ukrainos nugalėti per 3 metus iš antro suknisto karto ir jų ekonomika net negalėtų palaikyti
didesnės ar adekvatesnės kariuomenės. Ir tai mane veda galbūt prie dalyko, kurie aš nebijoju, kad galbūt vatiniai komentatoriai tikrai parašys pas mane komentaruose. Tai yra, intravertai, bet Rusija turi atominės bombas. Ir dieve, brandolinis šantažas. Nuo ko pradėti? Ir esmė yra ta, kad taip, Rusija turi brandolinės bombas, bet žiūrint, tiesiog labai paprasta logika. Jeigu Rusija panaudoja brandolinės bombas, tai reiškia du dalykus. Visų pirma, Rusai pripažįsta, kad jie pralaimėjo, nes esmė ta, kad po brandolinio karo, net jeigu tai bus ribotos brandolinės atakos prieš Ukrainą, taip subombintos žemės praktiškai tampa nebelabai panaudojamos. Ir vėlgi, kam Rusam naudot brandolinius ginklus, jeigu jie laimi? Ir antras dalykas, kuris išsiveda iš pirmo, yra tai, kad jeigu Rusai sukels praktiškai brandolinį karą, rėmėjas sulauks atsakomųjų smūgių, įskaitant brandolinius, jie patys pralaimės. Tad brandolinis šantažas iš principo yra absurdiškai durnas dalykas, kuris įrodo ne Rusijos stiprybę, bet tai, kad jeigu ne brandolinis šantažas, Rusai neturėtų kuo grasinti vakaram. Vėlgi, aš turbūt jau neberasiu tos nuorodos, bet čia netgi buvo vienas čekų generolas, kuris kažkada labai tiesmukai, visai neseniai čia prieš kelis mėnesius, pasakė vienam interviu, kad po to, ką Rusai padarė Bučai, Mariupolį ir panašiai, mes veikiausiai, tai yra mes, tai NATO ir seniausiai būtume atakavę rusų taikinius ir privertę Rusiją nutraukti invaziją į Ukrainą, bet mes tiesiog bijom brandolinių ginklų. Ir esmė ta, kad brandolinių ginklų turėjimas nėra kažkokia didi stiprybė Rusijos pusėje. Tai, kad jie turi tuo grasinti, parodo, ant kiek jie silpni ir kad jie turi griebtis paskutinio pačio ekstremaliausio šiaudo. Ir aš jau kartą apie tai kalbėjau, bet šitoje vietoje aš norėčiau pasiplėsti iš dar vienos perspektyvos. Ir ta perspektyva yra, o kodėl Rusai ir JAV turi tokius didžiulius brandolinius arsenalus, o pavyzdžiui, Europa beveik neturi brandolinių ginklų. Kodėl brandolinius ginklus Europoje turi realiai tik tai praktiškai prancūzai ir britai? Čia ką, įrodymas, kad Rusai turi čia kažkokią unikalią industriją, unikalų mokslą, tie brandoliniai ginklai čia kažkokia vos ne juodoji magija ar panašiai. Ir ne. Ir kas yra įdomiausia, kad šiaip žiūrint inžinieriškai, brandolinė bomba yra labai paprastas dalykas. Ir sudėtingiausia vieta su brandoliniu ginklu yra tiesiog gauti sodrintą uraną. Ir praktiškai dėl to, jeigu yra kalba apie galbūt tą patį Iraną, Šiaurės Korėją, jiem dėl to ir buvo sunkiausiai įgauti, nes jų ekonomikos tiesiog negalėjo pirkti tokios aparatūros, plus tokia aparatūra yra labai ribojama. Bet čia yra niuansas. Matot, Britai turi brandolinį ginklą istoriškai, nes jie de facto prisidėjo prie Manhatano projekto dėl to, kai JAV kūrė savo bombą, kažkiek gavos, kad ir Britai galėjo susikurti. Prancūzai susikūrė savo brandolinę bombą, nes jie tiesiog turi liguistą nepasitikėjimą JAV ir Britais, nes vėlgi turėkit galvoj, kad prancūzai niekada nemėgo JAV, o su Britais prancūzai gerus vos net 1000 metų kariavo. Tai kodėl prancūzai turi pasitikėti, kad Britai juos apgins, kai prieš beveik 200 metų jie buvo tiesiog mirtini priešai. Ir prancūzai, tarp kito, labai stipriai prieštaraujant JAV ir Britam, tiesiog pasidarė brandolinės bombas. Ir čia yra atskira istorija. Bet matot, esmė yra ta, kad jeigu mes žiūrim į modernius laikus, net su civilinė brandolinių tyrimų aparatūra, brandolinio bombo pasidaryti nėra taip sudėtinga. Ir jeigu tu turi adekvačią ekonomiką ir adekvatų R&D sektorių, yra tik tai laiko klausimas, kada tu jį turėtum. Ir priežastis, kodėl galbūt daugiau Europos valstybių neturi brandolinių ginklų, yra tiesiog tai, kad JAV po to, kai buvo sukurti brandoliniai ginklai, suprato, kad yra biški situacija, nes jeigu bus daug valstybių su brandoliniais ginklais, tai yra brandolinė proliferacija, staiga mes atsidurėm situacijai, kad kuo yra daugiau šalių su brandoliniais ginklais, tuo yra didesnė tikimybė, kad galbūt kažkur brandoliniai ginklai bus pavogti, parduoti. Jeigu kažkurioje šalyje vyks kažkokia politinė suirutė ir į valdžią ateis diktatorius, vėlgi staiga tu turi rogue valstybę su brandoliniais ginklais. Ir dėl to mes ir matom, kad JAV, beje kartu su Britais, Prancūzais, netgi Rusais iki kažkokio lygio, labai stipriai dirba prie brandolinės neproliferacijos. Tam, kad Europai nereikėtų brandolinių ginklų, vėlgi mes turim brandolinio dalinimosi programą, dėl to mes turim brandolinį ginklą Europai, amerikiečių brandolinį ginklą, aš turiu pabrėžti. Dėl to mes matom, kad, pavyzdžiui, tokia šalis kaip Pietų Afrika atsisakė brandolinio ginklo dėl politinio spaudimo. Bet viskas šitam susiveda į tai, kad JAV pasako, hebra, jums brandolinio ginklo nereiks, nes mes jūs apginsim, jeigu kas nors su brandoliniu ginklu ant jūsų rausis. Ir mes čia prieinam prie Ukrainos, kuri, tarp kitko, atidavė brandolinius ginklus po Sovietų Sąjungos žlugimo. Ir ar JAV juos gina? Ne. Ir čia mes prieinam prie dar geresnio klausimo. Dabar, kai Trumpas daro tokius šūdus, kokius daro dabar, kuris kalba, kad reikia čia
pavers Kanadą 51 valstiją ir jo mes čia paimsim Grenlandiją kada nors. Vėlgi, ar tai nėra grasinimai karu kitom NATO valstybėm? Nes vėlgi, čia kai aš rašinėjau šitą video yra kalbama, kad Grenlandija turbūt paskelbs nepriklausomybę, bet vėlgi Kanada yra NATO valstybė. Ir visi tie 51 valstijos pasakymai, žino, dabar magai aiškina, kad čia tiesiog Trumpas juokauja, čia chief trolis pasaulio panašiai, bet ir jo aplinka apie tai kalba. Ir bėda yra ta, kad Putinas irgi daug šitaip kalbėjo apie Ukrainą ir vis sakė, oi, Putinas tikrai nepuls ir užpuolė. Ir mes dėl to artėjom prie klausimo, ypač vakaruose, ar tikrai vakarietiškas demokratijos gali pasitikėti, kad JAV savo branduolinių skėčių apsaugos šitas valstybės. Ir dabar, pavyzdžiui, ta pati Europa skremblina į tai, kad gal čia prancūziško branduolinį skėtį galima naudoti. Bet labai rimta rizika, Prancūzijoje bus išrinkta Le Pen ir staiga nebėra branduolinių skėčių. Ir dėl to mes ir matom, kad šiuo metu Pietų Korėja ir Lenkija jau garsiai kalba, kad gal reikėtų pasigaminti savo branduolinį ginklą. Nes kas žino. Ir mato dalykas toks, kad nėra taip, kad čia Lenkai, ką čia tie palekai, čia debilai, čia negi jie prasidarys branduolinį ginklą. Pasidarys, nes tai nėra sudėtinga. Lenkai turi labai stiprų R&D sektorių ir jie turi tikrai ganėtinai stiprią ekonomiką. Ir šitoje vietoje aš galiu jums introducint terminą, kurį kviečiu tiesiog pagooglint. Nors vėlgi, ir aš žinau, kad šitą sakau gal 4 ar 5 kartą šitą video, bet apie tai galime visą atskirą video padaryti, bet tai yra latentinės branduolinės valstybės. Ir vėlgi, jeigu tu pasižiūri, pavyzdžiui, kokia Ispanija, Italija, Vokietija, Švedija, kaip suprantu, galėtų turėti branduolinį ginklą maždaug 6-12 mėnesių nuo tada, kai jie pasakytų, kad gerai, darom branduolinę bombą. Bet tada net jeigu tu pažiūri tokias gal netgi mažesnės valstybės, bet kurios turi atitinkamą pramonę ir atitinkamą R&D sektorių, tu matai, kad Čekija, Lenkija, Danija, Kanada svarbiausia, jos irgi galėtų lengvai pasidaryti branduolinį ginklą per kokius 12-24 mėnesius. Ir staiga mes ir atėjom prie to, kad taip, rusai galbūt grasina branduoliniais ginklais ir panašiai, bet tuo pat metu mes matom, kad NATO negina Ukrainos labiau negu iš tikrųjų galėtų ir mano nuomonė turėtų, nes rusai turi branduolinį ginklą. Tad gal iš tikrųjų tom visom latentiniam branduoliniam valstybėm reikėtų pasidaryti branduolinius ginklus. Nes ką žino, jeigu JAV pasitraukia, Prancūzija pasitraukia, o UK nori ginti tik tai savo salą, gal iš tikrųjų vienintelis būdas iš tikrųjų užsitikrinti savo suverenitetą yra pasidaryti branduolinę bombą. Ir vėlgi, aš iš tikrųjų apie tai turėjau visą video prieš maždaug 9-10 mėnesių nuo tada, kai rašinėjau šį video. Ir sunku patikėti, kad per šį laiką nuo video, kuris turėjo išjuokti šitą konceptą, mes nuėjom realiai prie situacijos, kai gal iš tikrųjų Baltijos šalim reiktų susimesti su kokia Švedija ir Suomija ir iš tikrųjų pasidaryti branduolinį ginklą. Dabar, kai aš rašinėjau šitą video, netgi mūsų gynybos ministras Šakalienė kalba, kad iš tikrųjų gal reikėtų net į mūsų konstituciją pasižiūrėti dėl branduolinio ginklo. Ką aš beje irgi kritikavau apie mūsų konstituciją. Po galais mane kartais užkniso būti teisiu, bet vėlgi čia kita tema. Bet esmė yra ta, kad rusai su šitais branduoliniais grasinimais iš principo kūrė labai pavojingą situaciją, kad iš principo jeigu jūs galit grasinti visiems branduolinių ginklų, kodėl visi negali jums grasinti branduolinių ginklų? Ir mes čia prieinam prie paskutinio dalyko susijusio su Rusija ir jos pasaulinė galybė ir branduolinių arsenalų. Yra tai, kad Rusijos gyventojų tankis ir pasiskirstimas yra ultra nedėkingas, jeigu mes kalbame apie hipotetinį branduolinį karą. Nes praktiškai beveik visa rusų populiacija yra į vakarus nuo Uralo. Ir kas dar blogiau, absoliuti diduma rusų gyvena ir absoliuti dauguma atitinkamai rusų ekonomikos yra Maskvoje ir Sankt Peterburge. Ir esmė yra ta, kad Sankt Peterburgas iš viso yra pafronties miestas. Į jį kalt iš branduolinio ginklo net nebūtų taip sudėtinga. O jeigu mes kalbame apie Maskvą, taip, nuo kokio Vilniaus Maskva yra palyginamų atstumų kaip iki Berlyno, bet tuo pat metu, turint galvoj, kad hipotetinio konflikto atveju Skandinavijos šalis plus Lenkija veikiausiai turėtų stipresnės oro pajėgas negu rusai, praktiškai pramuš skylę ir galbūt iššaut kelias raketas į Maskvą irgi yra visai tikėtina. O jeigu mes pradedam kalbėti apie galbūt balistinės raketas, tai iš viso šakės, ta prasme, ir vėlgi jūs galite sakyti, tai čia Europa neturi balistinių raketų. Hebra, balistinės raketos yra ne kas kita, kaip kosminės raketos paleistos truputį kitą trajektoriją. O ką turi Europa? Europa turi ESA. Mes turim raketas. Po galais ukrainiečiai karo sąlygoms sugebėjo pasigaminti balistinių raketų ir dronų,
kurie gali pasiekti Maskvą. Tai esmė yra ta, kad jeigu mes paimam kombinuotą smūgį dronų ir balistinių raketų, tiesiog statistiškai kažkuris vienas kitas nuskris iki Maskvos ir bus didžiulis kabum. Ir dalykas yra toks, kad vėlgi Rusijai grasint branduoliniu karu ne tik parodo jų silpnumą, bet tai tiesiog yra absurdas. Ir aš kai kalbu, kad Rusijai branduolinis karas yra nelaimimas, I mean it. Nes jeigu Europa turi ganėtinai daug miestų, miestelių, valstybėlių ir viskas yra ganėtinai interdispersed, tai Rusija yra tiesiog du milžiniški ekonominiai ir urbanistiniai centrai ir jeigu jų nelieka Rusijos. Tai va tame yra esmė, kad Rusijos branduolinis šantažas yra, mano nuomonė, tiesiog tuščias blefas, kaip nekartą parodė krūvos peržengtų Rusijos raudonųjų linijų. Ir vėlgi, jeigu jūs traktuojat, kad Rusija yra pasaulinė supergalybė, nes jie turi branduolinį arsenalą, tai guess what? Jeigu reiks, Europa turės dar didesnį branduolinį arsenalą ir Rusijai nuo to bus tik blogiau. Kaip ir visam likusiam pasauliu, nes po galais, kaip mane dorgina mintis, kad mes artėjom į pasaulį, kur branduolinių valstybių nuo 14 gali staigiai pasidaryti keliasdešimt, nes tai bus tiesiog vienintelis būdas užsitikrinant, kad tu būsi suverenus. Nu rimtai. Ir praktiškai tai mane veda prie šito video išvados. Nes vėlgi, ką aš jums pasakiau šitam video, kad ne, Rusija nėra pasaulinė supergalybė. Bet nuo to Lietuvoje mums nėra saugiau. Nes Rusija yra regioninė galybė. Ir turint galvoj, kad Rusai tikrai neskaičiuoja, kiek pas juos bus žuvusių ir panašiai, bent jau tikrai ne iki tokio lygio kaip kokios vakarietiškos valstybės, jeigu Rusija sugalvotų, kad jie eina į Baltijos šalis ir dėl kažkokių priežasčių patikėtų, kad gali mus paimti, tai, kad jie yra pakankamai delusional, kad patys tikėtų, jog yra pasaulinė supergalybė, nu mum nuo to nėra geriau. Nes, make no mistake, Rusai, aš manau, kad iki kažkokio lygio tikrai tiki, kad yra pasaulinė supergalybė, galbūt iki kažkokio lygio ir blefuoja, bet jie tikrai nori save pozicionuoti taip. Ir argi gali būti geresnis būdas įrodyti, kad esi pasaulinė supergalybė, negu laimėti pergalingus karus. Ir vėlgi, vienu tokiu pergalingu karu turėjo būti Ukraina, nepaėjo. Bet kas žino, gal atsigaus jie nuo to karo ir vėlgi klausimas, kokiam galbūt stovi bus NATO, Europos Sąjunga ir panašiai. Vėlgi, kaip rodo pastarųjų 5 metų įvykiai, per 5 metus labai daug kas gali nutikti. Nes kai pagalvojai, prieš 5 metus tokiu laiku, man atrodo, įsivedinėjo pirmas karantinas Lietuvoje, tad įsivaizduokit, kiek daug visko per tą laiką nutiko. Ir vėlgi, jeigu Rusai patikėtų, kad jie gali ateiti, nes jie yra to supergalybė, čia Lietuvoje čia per 3 valandas paimtų, mums nuo to nėra geriau. Ir tai, kad jie yra tokie delusional idiotai, tiesiog reiškia, kad mes tiesiog turim virst tuo ežiuku, kuris esant reikalui arba galėtų realistiškai atsilaikyti ir ar pakankamai ilgai išgyvent, kad mums pagalba ateitų Lenkai, Švedai, Suomiai ir galbūt kitos valstybės, kurios supranta, kad Baltijos valstybių okupacija visai Europai būtų strateginis praradimas, net dėl to, kad jiems rūpi Lietuviai, Latvija ir Estija, bet tiesiog dėl strateginių implikacijų. Vėlgi aš apie tai video netgi turiu. Bet esmė yra ta, kad Rusai yra delusional ir gali būti, kad jie tą pabandys. Bet iš kitos pusės, kadangi Rusai pozicionuoja save šitaip, mes esam labai pavojingoje situacijoje, kad galbūt net nemažai žmonių Lietuvoje ir galbūt artimajam užsienį gali tikėti, kad jo, taigi Rusai tokius ginklus turi, taigi Bizenologov mirė, dar jų branduolinis arsenalas, čia net neverta priešintis, čia reikia taikos, čia reikia kalbėtis, čia reikia jam pasiduoti. Tarsi jeigu jau prievartaus per šikną, tai jau geriau patiems lubrikantą užsitepto nesipriešint. Gal tada netaip skaudės. Vietoj to, kad maždaug supras, kad jeigu tu duosi gerą bankę atgal, tai gal ir atsipis jisai. Ir dėl to aš labai noriu išmušti šitą mąstymą iš galvos visiems šitiem analitikam, politikos apžvalgininkam, kad Rusija čia pasaulinė supergalybė. Tarsi Rusija, kaip aš matau, de facto nekelia bent jau dabar jokios tiesioginės rizikos vakarų Europoje, apie JAV iš vis pamirškit. Rytų Europoje jie riziką kelia, bet jeigu mes nebūsim slaučiai, normaliai ginkluosimės, būsim normaliai pasiruošę ir tiesiog turėsim adekvačius gynybinius pajėgumus, vėlgi jie neturi jokių šansų. Ypač jeigu kokie švedai ir lenkai pasidarys branduolinius ginklus, va tai būtų hilarious. Ir pačiai video pabaigai, iš dalies komiškam efektui. Aš norėčiau pasidalinti dalykų, kurie aš atradau ruošdamas šitam video. Aš norėjau atrasti šalį
su kuria Rusija būtų galima geriausiai palyginti. Ir vėlgi, kaip ir sakau, šitam video aš ją lyginau su Ispanija, bet vėlgi ispanai kaip ir mažiau gyventojų turi ir, Ispanija negali tiek kareivių mobilizuoti, taigi rusai čia gali 60 milijonų kareivių mobilizuoti. Beje, šitą skaičių aš tikrai esu net savo komentaruose matęs. Tai vėlgi, su Ispanija nepalyginsi. Italija irgi, o tada Vokietija, Prancūzija, Britanija turi didesnės ekonomikas. Čia nepalyginsi čia su šitom valstybėm, nes čia, tipo, Rusijoje čia viskas pigiau ir tos valstybės mažiau gyventojų turi. Tada kas yra įdomu, jeigu tu žiūri ekonomiškai, Indija turi labai palyginamą ekonomiką ir jau netgi iš tikrųjų biškai didesnė ekonomika negu Rusija. Bet vėlgi, kad, bet čia indų, čia jau beveik 1,5 milijardo, rusų tai 105 milijonai. Iš tikrųjų, Rusijoje gal iš tikrųjų atšiau link 100 milijonų, bet čia irgi istorija tą nutyli. Ir čia negeras palyginimas. Bet aš po savo visų paieškų radau šalį, kuri turi iš principo tokią pat ekonomiką ir tiek pat gyventojų, kiek Rusija. Ir ta šalis yra Meksika. Jo, iš principo, Meksika ir Rusija iš principo turi beveik tiek pat gyventojų, apie 100 milijonų ir beveik tokią pat ekonomiką, tai yra 2 trilijonų. Ir šitą video pabaigai aš tiesiog jūs paleidžiu namo su vienu labai paprastu palyginimu, kurį jūs beje gali duoti visiems, kurie jūsų aplinkoje sako, kad Rusija čia pasaulinė supergalybė. Pasakykit jiem, kad ekonomikos dydžių ir gyventojų skaičių jie yra Meksika. Ir jūs norit pasakyti, kad Meksika yra pasaulinė supergalybė, naujas galios polius? Ta prasme, kai pagalvoju apie Meksiką, tai čia iš vis kažkoks fail kraštas, kurį raninam tiesiog narkotikų karteliai. Kas vėlgi yra labai neblogai palyginama su ta pačia Rusija, kurią ranina mafijos oligarchai. Vėlgi, Meksikoje yra vienas didelis dominuojantis miestas, tai yra Mexikas, Rusijoje mes turim Maskvą. Vėlgi, aš tiesai ruoždamas iš tam video nepasižiūrėjau palyginimų jų, bet turbūt užmėsiu ant ekranų. Bet turbūt paskutinis dalykas, kurį kažkas gali skaityti, yra, kad bet tai Rusija, kokia čia pramonė, viską turi. Hebra, kaip ir sakiau, Rusija didžiąją dalim gyvena iš žaliavų eksporto. O kas yra labai įdomu su Meksika, kad nepaisant visų jų problemų, Meksika turi stebėtinai stiprų manufacturing sektorių. Ir nemaža dalim dėl to, kad savo laiku prieš visus šitos tarifus, prieš Trumpą, labai daug įvairių JAV korporacijų iškėlė, pavyzdžiui, automobilių gamybą ir kitų dalykų, galbūt gamybos pajėgumus būtent į Meksiką. Ir kas yra paradoksalu, kad techniškai žiūrint, Meksika turi turbūt netgi stipresnę pramonę už tą pačią Rusiją. Ir kas dar svarbiau, kad Meksikos vidutinis gyventojų amžius yra žymiai jaunesnis už Rusiją. Ir dėl to mes ir matom, kad jeigu mes žiūrim į ekonomiką, į populiaciją, tai Rusijoje ekonomika ir populiacija po truputį pradeda krist, kai tuo tarpu Meksikoje augti. Tai iš kito galo galima netgi sakyti, kad lygint Meksiką su Rusija yra įžeidimas Meksikai, nes Rusija yra žymiai silpnesnė, žymiai labiau nusigyvenus valstybė su praktiškai neturinti ateities. Tik tai tiek, kad Rusija turi branduolinį arsenalą, kuris klausimas kaip gerai veikia. Bet realiai ką aš noriu, kad jūs išsineštumėte iš šitą video ir pričintumėte visiems, kurie kalba šitos dalykus, yra tai, kad Rusija nėra pasaulinė supergalybė. Iš principo tai yra šalis, kuri ekonominiais ir socialiniais rodikliais yra palyginama su Meksika ir dažnai netgi yra prastesnė už juos. Bet rusai yra pakankami debilai, kad to nesuvoktų ir vis tiek kelia mum didžiulį pavojų. Ko pasekoja, mes turim ginkluotis, mes turim ruoštis, mes turim dirbti su savo artimiausiais kaimynais tam, kad arba būtume pakankamai stiprus, kad rusai suprastų, kad neverta mūsų pult, o jeigu rusai visgi manytų, kad yra pakankamai galingi, kad galėtų mūsų pult, kad mes galėtume apsiginti, nes, kaip rodo visi įmanomi rodikliai, rusai nėra supergalybė ir nuo jų ne tik įmanoma apsiginti, mano nuomonė, per pakankamai ilgą laiką juos galima ir nugalėti. Tai tiek. Kaip visada, ačiū, kad žiūrėjote, paspausite nykštį aukštyn, užsiprenumeruokite mano kanalą, jeigu to dar nesate padarę. Jeigu palaikote tai, ką darau, norite šitos video pamatyti anksčiau laiko, kviečiu paremti kanalo veiklą YouTube ir Patreon platformose. Nuo dabar, iki tų kartų, čiau!